Gerą dieną visiems, čia istorijos lentyna, jau vasara už lango, o mes vis dar kažkur ten senose laikuose skaičiuojam senus karalius ir keliaujam istorijos puslapiais, kurie gali būti žymiai iškalbingesni, kai žiūrim į juos karo fone. Valdas Rakutis šiandien vėl svečiuose. Sveiki, Valdai. Sveiki. Labai malonu Jūs matyti, žinokit, tik tai geri komentarai, tik tai geriausi atsiliepimai ir didžiulė armija žiūrovų, kurie laukia, kada Jūs grįžite. Kada Jūs pasirodysite. Ir šiandieną Jūs pasirodote su vikingiška apranga ir... Su ragais. Nors tie ragai sako, kad yra kažkoks sugalvotas mitas, kinuose sukurtas. Jau. Bet jau jie prilipo. Jau ką darys, ragai tai ragai. Ir vikingiška istorija, Švedijos imperija ir jos saulėlydis. Visos imperijos kažkada pakyla, visos imperijos kažkada nusileidžia ir šiandien mūsų šalimais iškilusios imperijos istorija. Tai pradedam nuo vikingų. Tai taip. Vikingai yra, šiaip žodis viking yra ko gero susijęs su karo žygiu. Yra manoma, kad tai yra karo žygi dalyvaujantis vyrai. Čia panašiai kaip ir lietuviai yra manoma, kad Lietuva žodis reiškia ginkluotą kariauną. Yra toks viena iš versijų, sakykime. Tai iš tikrųjų šitas kraštas yra gerokai besiskiriantis nuo aplinkinių kraštų, todėl kad visuomeninė struktūra vikingų žemių, čia būtų ar Norvegija, ar Danija, ar Švedija, yra susijęs su bendruomenė, kuri pajėgi pastatyti savo laivus ir su jais atlikti tam tikrus žygius, šiuo atveju žvejybą arba jūros tų žvėrių medžioklę kažkokią. Tai va tas netgi pavadinimuose yra va tas vienetas, kur vieną laivą pastato, arba jau kaimas visas, kuris sugeba išlaikyti visą tą reikalą. Tai kitaip sakant, yra jūros žmonės, kurie gyveno labai nepatogioj vietoj, tam tikra prasme ten nepatogi vieta yra gyventi, todėl kad Skandinavijos pusiasalis, jisai gal išskyrus Daniją yra mažai tos derlingos žemės, didžiąją dalį sudaro kažkokios suolos, kalnai, fjordai ir ten tikrai žemės ūkis yra tik pagalbinis, pagrindinis yra ten medžioklė, žvejyba ir kitokie panašus verslai. Gal išskirtinai Danija tinkama žemės ūkiui ir ten yra šilčiau truputį, gal strimo ta srovė šiek tiek šildo tą kraštą, tai ten yra truputį šilčiau negu pas mus. Bet šiaip iš principo tie žmonės gyvena labiau prie vandens negu sausumoje. O tai toks bendras būtų jų bruožas. Bet šiaip, man atrodo, istorijoje toks principas yra, kad kuo žmonėms sudėtingiau, tuo jie tampa atsparesni, tuo jie tampa tokie gaivališkesni. Ypatingai, jeigu kaitaliojasi įvykiai yra toks geras laikotarpis, kada viskas puikiai ir paskui ateina laikas, kada staigiai pablogėja ir tada žmonės turi du variantus. Arba mirti, arba kažkur tai migruoti, arba vykdyti kažkokias inovacijas, aiškiai, gyvenimas priverčia tiesiog judėti. Ir vienas iš tokių rezultatų yra štai šita bendrai germanų ekspansija, nes čia mes, kur kalbam apie vikingus, tai čia jau paskutinės bangos, bet akivaizdžiai ir ankstesniais laikais, tai ką romėnai aprašinėjo germanų ekspansiją į keltų žemės, tai turėjo tą panašų variklį. Tiesiog tie žmonės buvo sutverti karui, įpratę prie sunkumų. Bendrai medžiotojai yra labiau linkę į agresiją natūraliai, nes jie užsiima... Moka šaudyti. Moka šaudyti arba jiems tiesiog rankos nedreba. Tuo tarpu tas reiškiasi prie žemės ūkio prisirišęs žmogus yra linkęs daugiau būti toksai prisitaikantis, nuolankus, darbštus ir sėslus, be jokios abejonės. Nu ir ką, ir vikingai traukia ten kažkur, kur ir mūsų žemės netoliese. Upių takais jie atranda aplinkinės žemės. O čia va toks geras žemėlapis, kad jie eina šalia palei Dauguvą, šalia Lietuvos. Bet va tas ir klausimas, kodėl reiškia neina per Nemuną, nes Nemunas kaip ir natūrali upė, kuri galėtų atvesti juos į Dniepro aukštupį. Kaip sakyti, ten yra ne taip toli tie atstumai, ten Nemuno aukštupys ir Dniepro aukštupys nėra vienas nuo kito ten labai toli. Bet dėl ko neina? Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, yra daug įvairių kliučių, Nemune buvo daug tokių akmenuotų rėvų. Kitas dalykas, greičiausiai čia gyveno labai nedraugiški žmonės. Tokie pat karingi ir atsparus kaip ir patys vikingai. Taip, ir štai ne veltui yra aprašymai apie tos, reiškia, mūsų kuršių šiuo atveju kova su vikingais. Jeigu būsi blogas,
vaikų ten toks priesakas mamos yra. Jeigu būsi blogas, aš tave kuršiams atiduosiu. Nu jo, tai čia nieko gero jie kaip ir nesako apie mus, bet iš tikrųjų tai rodo, kad tikrai čia nebuvo tuštuma, čia buvo tokios pakankamai save apginti galinčios gentis, na ir tada buvo pasirenkami tokie patogesni, laisvesni maršrutai. Aišku, geriausias, arčiausias kelias, jeigu mes matytume pagrindinių kelionės tikslų Konstantinopolį, nes visų pirma ten vyko jų žygis, reiškiasi tam, kad būtų galima pasiekti. Nu jo, tai ten pagrindinis kelias, išvadinamas, kaip rusai vadina, Izvariag Griekį, reiškiasi, Variagų, jo, tai jisai veda daugiausiai arba per Dauguvą, arba per Narvos upę. Vašyčia. Ir ten irgi patenkama į Dnieprą, 2 keliai iš esmės yra. O Nemuno kelias jiems pasirodė nepatrauklus, beje ir Gintaro kelio metu šitai mūsų maršrutai nebuvo labai populiarūs, nes matyti buvo daug problemų ir mažai naudos, tai dėl to, reiškiasi, ėjo kitais keliais. Ar Volga buvo kaip atsarginis, bet pagrindinis jų kelias, taip, tas Variagų kelias per... Šiaip dar trumpai apie Rusiją, dėl to, kad jie keliaudami tuo keliu apsistoja ir galų gale čia tampa netgi dinastijos pradininkais, nes Riurikas tai yra Erikas, jis yra vienas iš vikingų vadeivų. Taip, tai šitas vikingiška kilmė dar 19 amžiuje kažkiek ten bandė rusai ten abejoti, Rusijos imperijos istorikai, bet paskui apsistojo prie tos minties, kad iš tikrųjų viskas čia aišku yra akivaizdžiai skandinaviška kilmė. Įrodymų gal pasitarnavo tokia žinia Konstantinopolio šaltiniuose, kad reiškia, rusai tai reiškia variagai. Reiškia vikingai. Žodis rusai pats tokia reikšmė turi. Žodis rusė tai reiškia... Taip, žmonės, kurie irkluoja, aš ten žiūrėjau etimologiškai. Žmonės, jo, kurie irkluoja, kurie turi, reiškia, tuos tokius, reiškia, rusus plaukus ir taip toliau. Tai čia visi tie dalykai, jie bendroji sudaro tą tokį šiauriečių įvaizdį. Na ir jie turėjo pakankamai daug karšumo, kad užimti gana didelės teritorijas. Tarp kitko, jie užėmė ne tiek teritorijas, kiek atraminius punktus, ten, kurie yra labai svarbus patiems vikingams keliaujant. Taip, tai yra tas vadinamasis didysis Novgorodas, kuris yra vienas iš pirmųjų tų pilių. Jie čia ir pradeda. Jo, ir antras yra Kijevas. Kijevas yra svarbus tuo, kad tai yra tarpinis miestas tarp miškų ir stepių zonos. Tai natūraliai, kad tai yra svarbi vieta, kuris saugo tuo pačiu tą miškų regioną, ir po to jau labiau į pietus Dnieprų prasideda tie garsieji slenksčiai, kurie yra, tokia problema, reiškia. Ir ten tos slenksčius reikia kontroliuoti, nes priešingų atveju ten gali kokie nors kitaip sakant, laivus reikia iškrauti, pervilkti ir vėl prikrauti. Tai va tas momentas yra labai jautrus ir dėl to ten turi būti kažkokie įtvirtinimai, kad būtų galima. Dabar tai po vandeniu visi tie slenkščiai, bet senais laikais, žodžiu, Zaporožė, ką reiškia už slenkščių jau. Miestas už slenkščių. Mhm. Tai va tokiu būdu, reiškia, jie čia įsitvirtino. Na, o po to jau patekus į Juodąją jūrą, jau čia jie drąsiai pakrantėmis plaukdavo iki pat Konstantinopolio. Ir būdami tokie lankstus, judrus, greiti, jie tapo didžiulę problemą Bizantijos imperijai ir nieko kito neliko bizantiečiams, kaip juos paimti savo tarnybą. Taip atsiranda, reiškia, Variagų gvardija Bizantijos karalystėje. Ir ten, aišku, jie gaudavo aukščiausius atlyginimus, geriausi kariai buvo, tie pinigai nelikdavo pas juos, jie vėl tuo pačiu keliu keliaudavo į Skandinaviją. Ir ten daug tų tokių, reiškia, Konstantinopolio daiktų yra randama dabar Skandinavijos teritorijoje, tose laivuose, kurie ten pasilaido tie turtingi vikingų vadai. Na ir aišku, kad natūraliai tam judesiu judant, ta Kijevo Rusia kaip tokia valstybė formuojasi. Nors pradžiai jinai nebuvo suvokiama kaip atskira valstybė, bet buvo suvokiama kaip viena iš provincijų, įtakų, zonų, vietų, kur gyvena vikingai. Bet aš noriu atkreipdėmėsi dar į vardus. Reiškia, Riurikas, Igoris, Olga, vardai akivaizdžiai neslaviški. Jie dar ten turbūt ir čia parašyti suslavinti. Jo, nes čia Erikas, Igor, tai yra Ingvaras, Olga yra Helga, bet jau Sviatoslavas jau akivaizdžiai matom yra slaviškos kilmės. Tai reiškia, va taip ir kaip ir jiem būdinga, per 2 kartas iš esmės jie prarasdavo savo kalbą ir prarasdavo kažkuria prasme dalį savos kultūros, išlaikydami tą karingumą. Bet vis tiek, tas Volodimiras, kuris krikštytojas yra, jis buvo Valdemaras, kuris bėgo nuo savo brolių kažkur ten atgal pas skandinavus, pas vikingus, surinko kariuomenę, visus nugalėjo ir po to apsikrikštijo ir tapo dabar tokiu, ką žinau, Ukraina ir Rusija mušasi dabar dėl jo. Ir tas yra
jiems labai svarbus. Taip, momentas. irgi toks įdomus dalykas, kad šito Volodymyro, reiškia, anūkas tapo labai garsiu Danijos karalium Valdemaru, kuris buvo pavadintas senelio vardu, nes jo mama buvo šito valdovo duktė. Ir tokiu būdu, reiškia, tai kitaip sakant, kurį laiką tie dar susisiekiantys indai. Jie dar nėra nutrūkę, jie dar tarpusai bendrauja. Ir aš atsimenu vaikystėje, kai žiūrėdavau filmus ir ten sovietinius filmus apie Rusijos pradžią ir ten matydavau tos laivus, galvoju, iš kur pas jos tokie gražūs laivai. Kaip čia ta rusų kultūra tokia įdomi. Paskui supranti, kad ten ne slavų kultūra, ten yra tos vikingiškos kultūros tam tikros apraiškos su savo keista laivų architektūra, su tom drakono galvom, ten su kitais dalykais. Tai niekas nesako, kad ten tie slavai negali turėti savo kultūros, tiesiog, kad tai yra truputėlį kito regiono palikimas šito krašto istorijai. Šiaip mūsų kanale yra plati istorija apie Rusijos įsikūrimą. Nepagalvokite, kad vikingai pradeda dabartinę Rusiją, nes Maskvos apskritai tuo metu nėra, kai vyksta dalykai, apie kuriuos mes čia kalbam. Tai tam yra kitas filmukas, o mes turbūt turėtumėm grįžti prie vikingiškos istorijos, kuri yra susijusi ne tik tai su Rusija, ne tik tai su Rikaičių dinastija, bet ir apskritai jinai yra pasaulinė, globali. Taip, už tai, kad vikingai savo žygiuose jie apima labai plačias teritorijas, jų tie laiveliai, nors atrodo kažkaip tai gal ir mažoki mums, bet jie pasižymi labai gerom navigaciniam arba jūriniam savybėm. Tai yra, jie gerai laiko kursą, kadangi korpusas yra pailgas. Grimzlė nedidelė, reiškia gali plaukti ir jūroje, ir tiesą sakant, nedideliai upiai. Jiems nereikia uostų, jos galima išvilkti krantą. Jie taip yra padaryti, kad jos galima išvilkti krantą, reiškia iš karto tada didžiulė geografija, nereikia bazių. Ir gana neblogai atlaiko bangas, reiškia korpusai tvirti, atlaiko nesulūžta, nes okeano bangos turi tą ypatybę, kad laivai, pavyzdžiui, labai ilgi laivai lūžta tam tikroje vietoje, ne per didelis svoris gaunasi, nes didelis atstumas tarp bangų. Kuo didesnis vandens telkinys, tuo didesnis atstumas tarp bangų keturų arba bangos ilgis. Tai jie galėjo būti jūriniai ir jie turėjo kažką panašaus į kompasus, kurie leido nepasiklysti, nes jūroje nėra orientyrų, pagal kurios gali nustatyti pasaulio šalis, jeigu saulės nėra, arba saulė, kaip kas būdinga poliariniam vandenim, arba saulės lepiasi kažkokiuose debesyse, tai tada gali leistis į tolimas keliones ir šitie techniniai, sakykime, išradimai, taip pat galėjimas ir irklais varytis ir būrėmis, iš esmės sudarė techninės sąlygas jiems gerokai aplenkti ispanus arba kitus viduržemio jūros gyventojus didžiosiuose geografijos atradimuose. Tai iš tikrųjų, jeigu indėnai nebūtų sugebėję atsakyti išsilaipinusiems ten vikingams, gal ir Amerikos istorija būtų buvusi kitokia. Taip, tik tai tiek, kad reikia įsivaizduoti, kad šitie žmonės, kurie atranda Ameriką arba Newfoundland'e, ten daugiausia atrasta jų atraminių tų taškų, tai jie neturėjo potencialo vykdyti kokią tai ekspansiją ir čia yra jų ypatybė. Reiškia, jie atplaukia kaip tokie, jie patys yra labai stiprus kariai, gali įveikti visus kitus, bet jie neturi valstybinės ilgalaikio organizacijos. Reiškia, nėra tokio, kad valstybė mobilizuoja savo visas pajėgas, kad remti. Jie patys savo. Ir jie tada įkuria kažkokią naują kraštą, ten sukuria savo kažkokias kolonijas ir tos kolonijos arba išgyvena, arba ne. Tai, pavyzdžiui, Islandijoje išgyveno. Ir tos autentiškiausi vikingai šiandien yra turbūt islandai, kurie mažai pasikeitė ten būt gyvendami, jau tos pakankamai izoliuoti nuo kito krašto. Tuo tarpu danai gal labiausiai pritapo prie bendrų europinių tendencijų. Asimiliavosi. Ne tai, kad asimiliavosi, bet tiesiog priėmė gyvenimo būdą, luominė santvarka, ten atsiranda kiti tokie europiniai. Taip ir yra, kad jie gyveno tose, patogiausiose geografiškai sąlygose, kurios, labiausiai tinkamos yra civilizacijai. Žemdirbystė ir civilizacija. Taip, ir todėl jie iškart. Čia Grenlandijoje neišliko dėl klimato sąlygų, buvo kažkoks didelis atšalimas ir išmirė visos. Taip, tai tas vadinamasis mažasis ledynmetis. Gerai, į Švediją keliaujam? Taip. Čia dabartinis Švedijos susiskirstimas žemėmis, bet jūs kalbėjote apie tai, kad tas susiskirstimas iš esmės yra ilgalaikis, daugiametis ir jisai nesikeičia. Taip, čia toks įdomus dalykas, kad Švedijos teritorija jinai yra tokia sudaryta, gal jeigu taip galima pasakyti, iš 3 tokių dalių. Tai ta šiaurinė dalis visa iš šiaurę nuo Stokholmo ir gal taip gerokai nuo Stokholmo, tai yra mažai apgyventas toksai kraštas, kuriame gyveno, netgi, kaip sakyt,
visai kita kultūra. Kas yra lapiai? Lapiai yra iš esmės šiaurės gyventojai. Ta prasme, jie nesudaro su Švedija ten kažko tai labai bendro, bet valstybių dalinimuose prasme lapiai ten nedalyvavo kaip valstybė, jie tiesiog yra žmonių grupė, gyventojai, tauta, papročiai, religija, vienu žodžiu, kitokie žmonės. Galima būtų gal palyginti su eskimais arba su Rusijos šiaurės tom tautelėm, reiškia. Tai daugiau ir Suomijų lapiai buvo nemažai, ne? Taip. Tai čia tai ten principai vienas regionas. Tai čia šiaurinė ta dalis, jinai buvo taip labiau įtraukta į Švedijos sudėtį, kada tenai pradėjo geologinius kasinėjimus ir ten tikrai atrado daug naudingų iškasenų. Tai dėl to būtent ta šiaurinė dalis, jinai ekonomiškai labai svarbi. Centrinė dalis, kurioje gyvena daugiausiai gyventojų, čia yra iš tikrųjų tas, sakykime, tokia juosta nuo Stokholmo iki Göteborgo. O jeigu mes tai pasižiūrėtume, tai pamatytume tą tokį lauką. Ir pagal tai yra ir senoji Švedijos karalių titulatūra. Jie yra svebų ir gotų karaliai. Toks jų pavadinimas yra, reiškiasi, pagrindinis. Ir tas pavadinimas tuo metu iš tikrųjų reiškia, nes gotai tai yra ta vakarinė dalis prie Göteborgo. Ten jie skirstosi į atskiras provincijas, bet iš principo tai yra gotų žemės. Ten jų yra istorinė kilmė. Ir svebai. Svebai, kurių vardu kažkada ir Baltijos jūra vadino. Tai čia tokios būtų jų pagrindinės. O pietinė pati dalis, tai jinai yra, kur irgi tarp kitko labai išvystyta žemės ūkis ir kur ten žmonių daug gyvena pajūryje, tai čia jau vėliau iš Danijos jie tas žemės paėmė, jos istoriškai priklausė labiau Danijai negu Švedijai. Tai toks yra tokios trys gal tokios dalys. Bet tos provincijos jos labai senais pavadinimais ir jos ten niekas nekaitalioja tų ribų, kaip pas mus vis ten kas 20-30 metų, bet nereikia perdėlioti. Gal ir reikia. Gal sovietiniai rajonai nėra geras daiktas, ne? Bet vis tiek reiškiasi tas, nėra taip, kad pas mus geografinis pavadinimas reikštų žmonių kokią tai sąmonę, o pas juos reiškia. Ta provincija jiems yra svarbi, reiškia, jie save tapatina, mes iš ten. Skiriasi jų architektūra, jų ten papročiai, kai kurie valgiai atskiri yra ir taip toliau. O kodėl pas mus nereiškia? Štai, kad kaitaliojasi. Jeigu mes būtume, tai logiškai, ši moderni valstybė reikalauja kitokių ribų. Mūsų, pavyzdžiui, senosios, seniai tokie pavadinimai kaip kunigaikštystės, Trakų, Vilniaus ten kunigaikštystės, tai josgi ten praktiškai su nedideliais pasikeitimais virsdamos vaivadijom išlaikė iki 18 amžiaus pabaigos. Bet mes tokio įsąmoniai neturim, ten Kauno pavieto kažkokio, ne, arba ten Vilniaus kunigaikštystės, tai iš viso tokios sampratos nėra. Vilniuje mes dabar esam, ar Vilniečiai domisi, kur buvo Vilniaus kunigaikštystė. Tai jiems nieko nereiškia, nors galėtų reikšti. Jeigu pas mus būtų tos ribos mažai pasikeitusios, tai tada žmonės save labai tapatintų su šitais geografiniais pavadinimais ir kaip nors ten turėtų su jais asmenį individualų ryšį. Čia kažkada profesorius Bublauskas atrado etnografiniuose žemėlapiuose, kad iš vis Vilnijos nėra, kad Vilnyje yra vos ne Dainavos dalis. Bet čia kita istorija. O mes keliaujame prie Kalmaro unijos, kuri keičia šitą provincinį tokį vaizdelį į didelį žemėlapį, kuriame karalystė pasidaro gerokai didesnė. Taip, šita valstybė iš tikrųjų tampa didesnė, visi dalyvaujantis šitame procese žaidėjai turi labai skirtingą įsivaizdavimą, kas čia buvo, taip kaip ir visos unijos. Ir kas įdomiausia, kad tai realybėj beveik niekada ir netapo jie tuo, kas buvo nupiešta žemėlapį. Čia tik tai toks. Bet negali sakyti, kad to ir visai nebuvo. Esmė yra tokia, kad tie žmonės per daug vieni nuo kitų nesiskiria, jie susikalba. Skandinavai tarpusai susikalba. Supranta vienas kitą. Ir senesniais laikais dar labiau suprasdavo. Dabar, aišku, jau skirtingos valstybės vis tiek kažkiek tai įtakojo jų tas. Bet kaip supranta, kaip lietuviai ir Latvijai? Sakyčiau, gal labiau geriau. Ta prasme, 19 amžiuje Danas su švedu susišnekėdavo. Ir dabar taip daugmaž jie ten. Kaip aukštaitis su žemaičiu. Kažkas panašaus, reiškia. Tai yra kada nors buvusi skandinavų bendra prokalbė. Tai va, bet geografiškai šitas kraštas jisai yra labai atskirtas dideliais atstumais vieni nuo kitų. Ir ne tik tai ta prasme, kad čia tai paėmė reiškia skriestuvą, pamatuoja atstumą, bet jeigu taip įsivaizduoti, reikia, kad Norvegijai pirmieji tokie normalūs krašto keliai, kažkokie keliai iš viso jungiantis visą valstybę atsiranda 19 pirmoje pusėje.
Mes apie tai šiandien nieko nekalbėsim. Nu, ta prasme, tai ir, nu, vat, pernai buvom Norvegijoje ir tada ten apie kelius buvo labai neblogai, tiesiog toje vietoje, kur tas kelias yra, tokia ekspozicija paaiškinta, kaip kas atrodo. Tai vienintelis transportas yra jūra. Tik laivais gali. Tas pats Danijoje. Danijos valstybė yra archipelagas iš esmės. Nu, yra tenai Jutlandijos pusiasalis. Tai Švedija sudaro kaip ir tokį tarsi geresnę situaciją, bet ten yra tokia vietovė nepatogi keliam daryti, kad paprasčiau laivais plaukat. Ir dėl to, reiškia, visa tas, kada yra toksai, reiškia, toks pobūdis valstybės, tai tas, kas turi didžiausią laivyną, jis iš esmės ir gali kontroliuoti šitą valstybę, bet jo valdžia yra labai ribota. Taigi didžioji dalis Baltijos jūros užšaldo. Tai reiškia, kelis mėnesius iš vis jokio ryšio. Tai, jeigu Danijos karalius nori, sakykime, kažkokią tai ten pasiūsti žinutę į Stokholmą, esantiems savo valdiniam, nu tai tuos šeimos mėnesius ten arba Rogėm reikia važiuoti, nu ta prasme, logistiškai tai toli yra. Bet čia geras, jie tiesiog užšaldavo, nueidavo žiemos atostogų ir laukdavo, kol ateis pavasaris. Tai dėl tos priežasties, dėl šitokios logistinės situacijos, jie gyvendavo tose provincijose. O žmogus, jisai ne tiek susijęs su ta didžiaja valstybė buvo, kiek susijęs su savo to regionu ir ten jie gyvena. Nes ten vis tiek Rogėm galima suvažinėti. Jie ten dažniausiai tos natūralios ribos tų provincijų yra, kur upės neskiria, o jungia jas į tam tikrus, nes ten labai daug vandens nuo Švedijoje, tai ten daugybė ežerų, fjordų tokių, kurie sūrus, bet atrodo kaip upės panašiai reiškiasi. O Norvegijoje tai iš visi kalnus einantis tokie gilus reiškia praplaukimai, kurių tenai aukštupiuose, kažkur tai tose mažose gabaliukose, kur galima buvo gyventi, nes lygios žemės tiesiog nėra, ten ir buvo jų tos pagrindiniai miestai ir atramos taškai. Už tai jie ir prisimena. Nu čia bendras karalius. Tai va, ir gavosi taip, kad tas 100 metų trukęs Kalmaro unijos laikotarpis, jisai iš tikrųjų niekada netapo realybę. Formaliai viskas taip, bet, pavyzdžiui, norvegai manė, kad tai yra norvegų karaliai, kurie yra kartu ir Danijos karaliai, o švedai niekada neužmiršo, kad yra švedai. Ir kadangi tas karalius labai toli, ar karalienė tuo metu buvo, tai jie manė, kad viskas tvarkoja, tegu jis ten kur nors toli ir būna, mes didikai čia pasivaldysim. Iškia, čia yra didikam labai gerai, kai viršininko nėra. Tada ir pavaduotojai. Gal čia pati unikaliausia valdžios struktūra, kai visi galvoja, kad yra pačio geriausiai būsenai. Ir visiems labai gerai. Na taip, bet, reiškia, kada yra silpna karaliaus valdžia, natūraliai tada sustiprėja tie didikai, na ir kada, reiškia, su tais didikais tam karaliui reikia ką nors daryti, nu tai ką jis gali daryti, arba klausyti, ką jam sako, priimti tą mažo karaliaus, reiškia, poziciją, arba bandyti sustiprinti savo valdžią. Jeigu bandai stiprinti savo valdžią, sulaukia opozicijos. Efektyviai įtakoti tų procesų neturi galimybės, nu nebent organizuotum kokį tai karinį žygį. Na ir čia buvo priimtas toks, sakyčiau, pakankamai fatališkas sprendimas Danijos karalių, kad gal reiktų tuos visus didikus nužudyti. Ir viskas, nėra didikų, nėra problemų. Nepaėjo. O vat kada nepaėjo, tiksliau paėjo, iš dalies dalį nužudė, bet tada kiti jau nebepasitikėjo karaliumi. Ir kada prieš karalių Danijos nusistovėjo bendras didikų frontas, tada jis nieko negalėjo padaryti ir tada vat Gustavas Eriksonas, reiškia Eriko sūnus. Jų pavardės, tarp kitko, visos kilusios yra iš tėvavardžių, dėl to taip keistai skamba. O pas islandus dargi yra ir moteriška giminė, yra doter gale. Tai reiškia, čia reiškia tiesiog taip gimė jų pavardės. Už tai, pavyzdžiui, Danam pavardė nieko nesako, mes kažkaip sureikšminam pavardę, o pas juos tai Eriksonas. Ten, ką žinau, ten Gustafsonų kokių ten yra labai daug ir taip toliau. Tai ten gal mažiau populiarus vardas Danijoje, nes Gustavai buvo Švedijos karaliai labai pikti. Labai pikti. Jo, bet ten kokie nors kitokie, reiškia, tai ten Johanssonai kokie nors, tai ten tų Johanssonų biliekie galima rasti. Tai va čia yra tas tiesiog toks kultūrinė ypatybė. Bet šis žmogus iš Vaza, jisai Vazų dinastijos įkūrėjas, jis yra atsiradęs iš didikų. Tiesiog didikai nusprendė geriau rinktis iš savo tarpo vieną, kad jis atstovautų interesus, negu pasitikėti Danijos karaliais. Ir dar viena priežastis, aišku, ekonominė buvo šito proceso, tai kad Danijos karaliai sutardavo su Hanza. O reiškia Švedija, kuri buvo naudingom iškasenom, jinai iš principo ėjo į konkurenciją su Hanza. Ir tokiu būdu, reiškia, tas
ta Danijos valdžia dažniausiai pasireikšdavo ne kažkokiu Danų kolonistų grupėmis, bet vokiečių pozicijomis Švedijos teritorijoje ir būtent prieš Hanzą kyla Švedija. Bet šitas interesas ekonominis nulėmė šito krašto visiškai skirtingą, ne visiškai, bet skirtingą tokią kryptį ir tai sukuria unikalią švedų kultūrą, apie kurią mes šiandien ir kalbėsim. Ir tai reiškia, kad ta unija tikrai buvo laikina ir tik tai laiko klausimas buvo, kada jos išsiskirs. Čia ir yra Gustavas. Taip, bet Švedija, reiškia, tuo kilimo būdu, tai nėra konkurentas Danijai, tai yra iš esmės provincija sukilusi prieš karalių. Ir nors turi seną istoriją ir negali sakyti, kad čia precedento neturėjo, bet iš esmės pradžiai buvo būtent tokio pobūdžio, o labai greitai per kelias kartas tapo lygiavertė Danijoje valda. Tai tas toks labai svarbus keitimas. 16 amžiaus pradžia dar Švedija atrodo labai, labai silpnai. O dabar jau čia yra Gustavo Vazos teritorija, tamsiai žalia spalva, jau atrodo labai galingai. Jo, bet tik tai mes turime visą laiką matyti, kad, reiškia, tie žemėlapiai su tom teritorijom mums truputėlį yra klaidinantis. Visų pirma, kuo aukščiau šiaurės ašigalio, tuo labiau išsikreipia vaizdas. Tai reikia žinoti, kad tos šiaurinės teritorijos nėra tokios didelės, kaip atrodo plokščiuose mūsų žemėlapiuose, čia gaublių reikia realiai žiūrėti. Kitas dalykas, gyventojų šiaurėje yra labai mažai. Jie gyvena iš esmės prie vandens kelių. O tiesiog. Ir jeigu tą parodė tokiom kolonijų prasme, tai mes matytume tokius plotus, kur yra daugiau tų gyventojų. Tai čia būtų pietinė, pavyzdžiui, Suomija tokia, ten dabartinė. Jo, palei jūrą, tai čia yra tokios neblogos sąlygos, šilčiau šiek tiek, dar tas poliarinė dar naktis beveik neveikia. O ten jau, kur poliarinė naktis, tai ten mažai tų gyventojų yra ir ten, kaip sakytos, vasaros būna, jos labai intensyvios, labai stiprios, nes ateina poliarinė diena. Irgi toks keistas daiktas, kada saulė nenusileidžia, tada labai greitai viskas ten darosi. Bet ten žmonėms gyventi yra sunku, todėl gyveno daugiausiai ten, kur galima buvo gerai gyventi. Ir va ta pietinė dalis Švedijos, kuri mums šiandien atrodo visiškai Švedija, jinai iš tikrųjų priklausė Danijos ir Norvegijos karalystiai, kuri sudarė vieną visumą. Va šitą. Taip, jinai palei jūrą eina. Tai va čia yra Danų laivynas dominuojantis ir tokiu būdu, reiškia, jie čia valdo visą tą kraštą, tai ta Švedija atmetus tą tokią didelę šiaurinę dalį, tai būtų netokia ir didelė, užimtų mažą iš esmės teritoriją. Tai laikykim šitą žemėlapį, tik tais iliustracija, kaip švedai iš pagonių, kaip čia, šaikos pasidaro karalystė vis tiek. Jo, bet ta šaika, jinai nebuvo tokia šaika, taigi ta Rusija tai yra švediškas projektas. Čia tikrai ne Danų. Danai į vakarus daugiau plaukia, o šitą... Tai gerai, vikingų šaltinio pradžia, kur yra? Pakankamai nedidelės teritorijos, kurios maždaug nuo Stokholmo į Göteborgo. Švedijai. Jo, tai čia būtų jų toksai kraštas, reiškia, nes Göteborgas kuo yra gerai, dėl to, kad jisai patenka tiesiai į reiškia, į tuos Baltijos jūros jau vakarinius sąsiaurius, tai yra Skageraką ir Kategatą, ir jisai praktiškai apeina Danų sąsiaurius, kurie paskui tenai kontroliuos visą eismą. Tai čia jie turėjo tokį būdą apeiti Danų muitus kažkuria prasme. Ir tas kraštas yra pakankamai senai gyvenamas ir čia ta Gotų Svebų karalystė ir yra iš esmės. Tai čia yra jų lizdas, jų centras, iš čia jie atsiranda. O jau kitos teritorijos, ar tos salos, ar ten labiau į pietus, nes, pavyzdžiui, tas tarpas tarp Stokholmo ir, sakykime, tų pietinių provincijų, kur paskui iš Danų jie paims, jis yra mažai gyvenamas ir šiandien. Mes dviračiais važiavam 3 dienas, nėra ką pasakot. Tai nieko nėra. Ten tiesiog yra tokia netinkama, kalnuota, nelygi vietovė, kur ten gal žvėris kokie gyvena, bet ten dirbamos žemės ir maži gabaliukai, tik tai kažkokiose tokiose vietos ir visur ten žmonės gyvena. O jau prie Stokholmo jau yra žemės ūkių labai tinkamos žemės ir ten gali gyventi, ten yra tikrai nebloga vieta. Tai va tas gyventojų tankumo žemėlapis, jisai parodo realią situaciją. Gerai. Čia valstybės struktūra, jinai kažką jums sako, karalius, tada taryba, tada karo taryba ir kažkokia patariamoji taryba.
Kokia yra tos naujosios valstybės struktūra? Apskritai egzistuoja, ar čia toks yra tik tai bandymas iš šiuolaikinių pozicijų padėlioti kažką? Nu, kaip yra. Reiškia, kada gyveni tokioje vietoje, kurio atskiros provincijos yra viena nuo kitos atskirtos laiko, per kurį reikia ją pasiekti, tai natūralu, norint ją valdyti, negali būti absoliutinė monarchija. Bent jau pačioj pradžioj. Žiemą iš viso gali, kai kurių teritorijų negali pasiekti. Danija nėra ilgą laiką absoliutinė monarchija, nes tiesiog tie kraštai gyvena patys savo ir jeigu tu nori tos kraštus kažkaip valdyti, nu, tai jie turi dalyvauti valdymo procese. Reiškia, natūraliai turi turėti parlamentą kažkokį, kuris atstovautų žmonės. Nu, kad jie galėtų ten dalyvauti svarbiausių klausimų sprendime. Neišvengiamai, tas būtinai reikalinga. Kita vertus, karalius negali visą laiką susikviesti visų ten tų atstovų dėl to, kad yra tų dideli atstumai, bet to jie ten turi ką nors daryti. Tai tada jisai daugiau remiasi tam tikrą tarybą. Taryba tai yra tie žmonės, kurie galėtų patarti karaliui arba vykdyti tam tikras funkcijas. Tiesiog jisai turi turėti. Nu, ir taip ir atsiranda tos tarybos, reiškia, čia ar karo taryba, ar sekretorių taryba, kurios, reiškia, padeda karaliui valdyti, nes vien valdymas reikalauja didžiulių pastangų tos valstybės. Tai yra tiesiog reikia nuvykti, tą laišką nunešti, yra ką veikti. Taip, aš turiu Valdai čia filosofinį klausimą. Kam va šitoje istorijoje yra labiau reikalingas projektas pavadinimu valstybė? Žmonėms, kurie ten gyvena, kad ta valstybė kažkaip juos apgintų, nes man atrodo, kad jie gyvena ten pakankamai savarankiškai ir nelabai kas juos pasiekia. Ar valstybei, kad jinai turėtų iš ko veikti didesniem apsuktim? Na, turbūt abipusis dalykas yra, nes žmonėm yra svarbu, kad tas valdovas būtų jų valdovas, kad jisai atstovautų jų interesus, kad jisai būtų teisingai gimęs, kad jisai tą religiją išpažintų. Nes čia mes turim neužmiršti, kad katalikybė gan trumpai laikėsi Švedijoje, tai ten jie, sakykime, taip galutinai apsikrikštė 12 amžiuje tik tai, o reiškia jau 16 pradžioje perėmė protestantų pusę. Bet mes dabar kalbam apie katalikus kol kas, ne? Pačioje pradžioje, kaip kalbėjome, apie Kalmaro uniją. Jo, bet Švedijos karalystės pradžia iš esmės yra susijusi su reformacija iš karto. Iš karto, jo. Pas juos taip sutampa laike, kad, reiškia, 16 pradžia yra Švedijos karalystės toksai kūrimasis ir kadangi Danai, reiškia, ten labiau gal atstovavo pradžiai tą tokią katalikišką, nors čia yra susijęs su jų kultūra. Reiškia, jie yra įpratę patys iš savęs tą valdžią imti. Ir kas man krenta į akis Skandinavijos istoriją, kad tie žmonės, jie nepatyrė revoliucijos. Kad netgi jų krikštas neįvyko kažkokiu būdu, reiškia, per jėgą, ten kas nors atvyko kokie kryžiuočiai ir jos apkrikštė, bet tiesiog jie nusprendė, kad karalius taip sustiprins savo valdžią, jisai pasiremdamas tais ten vienuolynais negausiais ir tai žmonėmis raštingais, kurie buvo vienuoliai ar ten kokie nors viskupai, jisai tokiu būdu sukuria tą jų luominės šiuo atveju monarchijos tipą. Tai kitaip sakant, bet tas neteina per prievartą, niekas neišsižadėjo senų dievų. Greičiau priešingai. Na, sakykime, ta pati netoli Stokholmo esanti senoji Švedijos sostinė, reiškia, ir ten, kur karaliai jų laidosi, ten, kur, tai paskaičius knygas, akivaizdu, kad tai yra buvęs, reiškia, Odino miestas. Nu, ta prasme, dvasinis centras. Jisai buvo ir anksčiau dar iki krikščionybės, paskui tiesiog bažnyčia ten įsikūrė, reiškiasi, ir tokiu būdu jie tenai gali tvarkytis. Bet tie vikingai tokie tarsi užkariautojai, bet tuo pačiu atvykę ten, kur jie įsikūrė, jie kažkaip priima tos vietos taisyklės. Ir Anglijoje istorija yra, kad nemažai iš jų perėjo į krikščionybę. Ir Rusijoje, kuri krikštiesi, vikingai iš pradžių yra pagonis, bet po to pradeda sukti į tą krikščionišką pusę. Reikalas tas, kad pagonybė nėra tokia religija, nėra tokio daikto. Čia yra krikščionių sugalvotas pavadinimas. Šiaip, kas yra tai, ką mes kartais vadinam pagonybė, tai yra tam tikrų tikėjimų visuma. Ir jeigu šalia tų tikėjimų patalpini krikščionių dievus ir labai tenai stipriai neverti juos priimti, tai jie koegzistuoja vienu metu. Ir Udinas ten geras, ir krikščionybė gera, ir ta krikščionybė ten gali bandyti labai stipriai spausti vietinius gyventojus,
bet tas nieko neduos, nes yra ploto, tu gali toliau nueiti. Nu, žiūrėkit, kai buvo su ta pačia Amerikos atradimu. Erikas Rudasis jį išmeta iš Norvegijos bendruomenės, nuvažiuoja į Islandiją, ten vėl susipyksta, tada iškeliauja toliau, nu ir viskas. Ir čia yra priežastis, kodėl Švedijoje nėra baudžiavos, už tai, kad visai gali pabėgti. Gali pabėgti ir nueiti ten kur nors labiau į šiaurę, įsikurti su žvėrim gyventi ir ką, tau niekas ten nieko neįrodys. Tai dėl tos priežasties šita valstybė turi kitokią santvarką. Ir tarp kitko ir Rusijoje buvo taip laisvės suvokimas, kad laisvė tai tu pabėgai ir įsikūrė kažkokiuose pakraščiuose. Čia kazokų kilmė iš va šito reiškinio. Tai tas pas buvo ir pas švedus. Tai reiškia, jeigu nori, kad tave pripažintų, tai turi tada paisyti žmonių noro imtis kažkokių demokratinių valdymo formų ir tokiu būdu tu to žmonės valdai geruoju, o ne piktuoju. Taip gal galima būtų pasakyti. Gerai. Geruoju. Keliaujam prie Danijos žemėlapio. Nu, čia daugiau gal Švedijos. Va šitas. Gerai. Tai iš tos Kalmaro unijos švedai išėjo, bet Norvegija su Danija liko. Ir, reiškia, jinai tokia dualistinė valstybė ir jinai tokia išlieka visą tą laiką. Ir kadangi yra, dabar apie jos, reiškia, vidų mes šiek tiek pašnekėsim, jinai yra... Visą tą laiką iki kiek? Nu, praktiškai iki Napoleono karų. Tai yra Danija ir Norvegija viena valstybė. Jo, bet jos yra kaip Lietuva ir Lenkija, dvi dualistės. Reiškia, niekas nepanaikino Norvegijos karalystės ir Danijos karaliai Norvegijoje priimami kaip Norvegijos karaliai. Jie visą laiką taip ir vadinasi, Danija ir Norvegija. Aha, bet ten per Šiaurės karą, kai Švedija užpuola Norvegiją, tai jinai tai daro kariaudama su Danija. Jinai daro kartu su Danais ginasi nuo Švedų. Šiaurės karo metu. Taip. Ta prasme, dėl ko? Dabar čia įdomus dalykai. Reiškia, mes kai matom tą, galvojam, kad visos valstybės veržiasi nepriklausomybę, nes tai yra labai gerai. Bet reikalas tas, kad čia valstybė daugiau donoras negu naudos gavėjas. Čia visos šitos valstybės yra tokia sandara, kad Norvegijoje labai mažai dirbama žemės ir jeigu jie gyventų tik tai iš savo tų resursų, tai jiem būtų labai sunku išgyventi, ypatingai jeigu ten yra kažkokie dar klimatiniai pokyčiai. Tai donoras yra Danija. Danija, jinai yra ta, kuri atveža grūdus. Nes grūdus Norvegijai užsiauginti labai nedaug vietų yra. Yra tų vietų, bet labai nedaug. Tokiu būdu, reiškia, Danija yra reikalinga Norvegijoje tiesiog kaip aprūpinanti maistų organizacija. Lygiai taip pat Islandijoje ir Grenlandijoje, ypatingai Islandijoje. Islandijoje taip pat yra labai mažai dirbama žemės. Ir tokiu būdu, reiškia, tu tiesiog turi tave kažkas išlaikyti, siūsti kažkokią paramą. Bet kita vertus, tie Norvegai ar ten Islandai, reiškia, tos užžiūrio valdos, jeigu taip galima pasakyti, Danijos, nors tarp kitko Islandija labiau Norvegų valda buvo negu Danų. O čia yra labai svarbus dalykas, nes mes taip priimam, kad čia Danai valdė Islandiją. Realiai Norvegai valdė Islandiją, bet kadangi Norvegija su Danija buvo viena valstybė, tai priėmė kaip ta pati, reiškia, ten Oldenburgo ar kita dinastija. Tai va čia yra tokia ypatybė jų. Tai kada Norvegai sugalvojo, kad jie norėtų būti atskirai? Norvegai nesugalvojo. Juos tiesiog sukeitė. Juos padovanojo švedams per Napoleono karus. Rusai padovanojo Norvegus švedams, reiškia, o patys užėmė Suomiją. Tai tokie mainai buvo. Tai čia didelis švedų ir Norvegų konfliktas, nes švedai ateina ir sako, dabar mes jūs valdysim, o Norvegai sako, mes ne. Nenorėsim. Bet reikalas tas, kad, reiškia, ir kadangi švedai irgi tokie kitokie negu kokie rusai, tai ten ateitų skerstų, ten konclagerius kokius darytų. Ne, jie bandė geruoju paimti Norvegus. Tiesiog bandė būti gerais. Ir Norvegai priimdavo tą pagalbą. Tarp kitko, jeigu mes dabar į Oslą nuvažiuotume, tai ten švedų inovacijos turi didžiausią išliekamą vertę. Ten visokie rūmai pastatyti, ten viešam interesų skirti pastatai ir kiti yra būtent švedų valdymo pradžioje, jie bandė įsiteikti Norvegam. Tai nelabai jiems ten paėjo. Norvegai įjungė tokį tylaus pasipriešinimo režimą. Ir galėjo taip gyventi nuo 1805 metų, bet reiškia gal vėliau netgi. Bet jie labai domėjosi norvegiškais projektais ir šitas norvegiškas nacionalizmas, jeigu taip galima pasakyti, nes jis tinka šitam laikotarpiu, jisai paskatino didžiosius geografinius atradimus. Ne veltui ir šiaurės ir pietų ašigalius atrado Norvegai.
Tiesiog tai buvo jų toksai būdas save realizuoti, rodyti, kokie jie geri. Bet čia toksai vikingiškas būdas. Keliauti į ten, kur nieks nenuplaukė ir atrasti kažką, ko nieks neatrado. Bet tam reikėjo pinigų, visom tom ekspedicijom reikia pinigų. Kasgi finansuoja? Taigi tikrai ne Švedijos karalius, reiškiasi dabar norvegiškas ekspedicijas. Tai jie tą darė kaip tauta. Čia jų buvo ten ir verslas jos rėmė ir ten jie ten. Nu čia toks Norvegų pasididžiavimo geras projektas. Tai geras projektas, bet jie niekada prieš danus rezistencijos neturėjo, o danai niekada neaiškino, kad norvegai yra žemesni už juos. Niekada. Ta prasme, jie laikėsi nustatytų taisyklių. Čia kažkoks yra kultūros lygis, kuris beveik neįmanomas niekur žemiau ten, jeigu nusileisime Europoje. Bet ta kultūra yra iš reikalo. Nu, jeigu tas kraštas yra šitaip sunkiai užvaldomas, tais visokiais fjordais ten paplaukioti, tai yra ką veikti. Tai jeigu ten kas nors pasipriešins, tai tu ten pasiūsi kokią ekspediciją, tas ekspedicija turės ką valgyti. Tai tik vokiečiai yra užkariavę, ne, Norvegus? Vienintelė šalis, kuri kada nors užkariavo. Užėmė. Užėmė. Bet neužkariavę. Norvegai jie visą laiką sakys, taip, jie buvo užėmę, bet jie mūsų nieko nepadarė. Nes mūsų karalius sėdėjo Britanijoje, reiškia, ir mūsų karalystė buvo gyva. Tiesiog buvo sunkmetis. Tai va čia yra toks nepalaužiamas. Hitleris paleido visus norvegus, visus kariai, karo belaisvius paleido kitą dieną namo, nes tai yra garbingi kariai, kurie priešinosi prieš mus. Jo, bet kita vertus nėra kito būdo šito krašto valdyti. Tu negali priversti. Bloguoju nepavyks. Nepavyks, nes negali kontroliuoti. Tai yra didžiulė teritorija, visada galima pasitraukti kažkokius kalnus ir toks partizanų kraštas. Ir reiškia, tai vienintelis dalykas, ką galima daryti, tai pakęsti jų tam tikrą savivaldą, nesipykti ir taip pat kažkaip sugyventi. Tai va tokiu būdu, kai eidavom, tai tokį rezultatą ir pasiektų. Ar dėl panašių priežasčių Rusija taip niekada nėra apžiojusi ir Suomijos? Irgi taip, va ten ta siena eina tarsi šalia, jinai truputėlį pasistūmė per tą karą, apie kurį mes dar užsiminsim, bet iš esmės vis tiek Suomijai... Ir ne tik Suomija, aš sakyčiau, šiaurės Rusijos teritorijos, visi tie Archangelskai, Murmanskas, tai čia jau labai vėlyvas projektas, bet sakykime, Archangelskas, tos šiaurinės dalys iki Uralo kalnų, visas tas geografinis regionas, jis niekada nevaldė taip žiauriai šitų žmonių, gal išskyrus 20 amžių, kai ten tada jau pasiekė ir juos, bet šiaip jie gyvendavo toli nuo centro ir ten turėjo tos laisvės, reiškiasi, pakankamai. Čia tiesiog geografiniai dalykai. Jeigu tu turi kur pabėgti, tau negali uždėti jungo ant galvos. Vat paprastas reikalas. O jau ten, kur į pietus, tai žmonės prisirišę prie savo žemės, tai ką tu juos tenai tada pajungi, tas žmogus sako, tegu duoda man dirbti, tiek to, aš esu mokėjęs tos mokesčius, man ta laisvė netiek svarbi, man svarbus tas žemės gabalas, iš kurio mano žemė. Ir net jeigu ta žemė yra pono, ne tavo, tai vis tiek tu manai, kad tavo žemė. Dabar galvoju apie Lietuvą, tai gal vis dėlto geriau buvo, kai mes buvom didesni, kai buvo, jeigu Lietuvoje blogai, tai tada ten kur nors į Rusiją, į apačią, o dabar jau tokia mažytė mūsų šalytė, jau nėra kur pasitraukti. Jo, bet pavyzdžiui, dabar kaip verslininkai svarsto, kad gal reikėtų kur nors ten investuoti, kažkur tai ten pinigus siūsti į kitą vietą, tai tais laikais, kur tu ten, kur pabėgsi, jeigu tu priklausai nuo žemės ūkio. Tai nuo savo žemės nepabėgsi. Pabėgti gali tik tai tas, kuris nieko neturi. Kuris neturi nejudamo turto arba tokio daikto kaip žemė, kurio į kišenę neįsidėsi. Tai tu neišvengiamai tada kausies už tą žemę. Tai va čia toks įdomus dalykas, kad perinant prie miestiečių kultūros, kažkuria prasme mes tampame silpnesni. Tai visiškai taip, būtent taip. Tai ką, apie Daniją dar keletą žodžių gal? Apie Daniją vėl koksai dalykas. Kadangi Danija yra, iš esmės archipelagas, ar tai būtų pusiasaliai, bet vis tiek tai labiau jūrinis dalykas negu sausumos, tai natūraliai, kad viskas priklauso nuo laivybos. Ir ta laivyba ir jungia tą valstybę į vieną. Aš čia pateiksiu tokį faktą, man draugą Daną turiu ir pasibuvau ir mes taip kalbėjom, kas čia per valstybė ta Danija. Tai jisai sako, tu sudok, šie laikai. Iš Jutlandijos patekti į Kopenhagą kainuoja tiek pat laiko ir pinigų atžvilgių kaip į Vilnių. Nes yra tiltai mokami, gali plaukti keltais, gausis tas pats, bet kol išsikroviai, laiko prasme vis tiek sugaiši daug laiko. Ir esu aš Danijoje kelis kartus keliavęs, iš tikrųjų taip yra. Tai jie gyvena tokiuose izoliuotose bendruomenėse, tiesiog natūraliai. Ir karalius, norėdamas valdovas, turi pareigą Danijoje juos laikas nuo laiko aplankyti. Dėl to, reiškia,
karalius turi pilių visose regionuose, karališkosios pilis, jos taip ir vadinasi, jos ten atsispindi gyvenviečių pavadinimuose, ten tradicijose, reiškės ir visur kitur. Ir tokiu būdu tas keliaujantis karalius ir tampa jungiančiaja grandim, tai tas pats karalius dar ir Norvegijai yra. Tai jis irgi tą Kristianiją tenai turėdavo nukeliauti. Ne veltui pavadinimas Kristianė, paskui jau Norvegai pakeitė pavadinimą, nes tai rodė jų priklausomybę nuo Danijos karūnos. Bet iš esmės, reiškiasi, jisai tenai ar per savo vietininką, ar kaip jisai turi reiškiasi, jis turi aplankyti tos kraštus, tai didelę dalį Danijos karaliaus laiko užima keliavimas. Tiesiog keliavimas, kaip kokie nors, nežinau, kunigaikštis su kariauna aplankydavo žemės ten Mindaugo laikais. Ne, pas mus irgi toksai vaišės, ką reiškia vaišės, tai kai vietiniai gyventojai atvykusi kunigaikštį turi maitinti ir priimti. Ir čia tą priima kaip savo tokią, reiškia, privilegiją. Ne, tai va. Ir dabar galėtų Seimo narius normaliai priimti, bet ne, jau ne tie laikai. Skamba tai kažkaip labai, labai gerai. Bet mes ir ne karaliai. Čia irgi teisybė. Irgi teisybė. Gerai, Danija. Ir grįžtam prie Švedijos, kuri šviesiai geltonas žemėlapis yra 16 amžiaus vidurys. Ir po to prasideda tie dideli karai, per kuriuos jinai plečiasi. Na taip. Ir dabar apie tą plėtrą pabandykim pašnekėti, kasgi čia lemia švedų plėtrą. Visų pirma, jie yra labai turtingi iškasenomis ir moka su jomis elgtis. Tai yra jau 16 amžiuje turi realiai savo tegul ir manufaktūrinę, bet pramonę, kalnakasybą. Jie patys gali pasigaminti praktiškai bet ką iš savo žaliavų. Ir jie išmoksta ginklus. Geležies turi. Geležies turi ir daug visko turi. Ir tokiu būdu, reiškia, jiems nereikia ten pinigų leisti užsienio samdymam, ten pirkimam kažkokių tai dalykų. Antras dalykas, jie turi laisvus žmonės. Laisvi žmonės yra didžiulis resursas, ką mes, pavyzdžiui, net nepagalvodami dabar leidom atsirasti stambiom žemės valdom, mūsų dabartiniai Lietuvoje, visiškai nekontroliuojam realiai šitos situacijos ir jie tiesiog stambėjo ir dabar stambėjo toliau. Bet jeigu atsiranda stambus ūkis, tai savininkas yra tas vienas savininkas, o visi kiti yra darbininkai, priklausomi žmonės. Taip. Tai pas švedus taip nėra, reiškiasi. Ten pas juos yra ir tų bajorų didikų, bet visi gyventojai yra laisvi žmonės, juos reikia samdyti. Dėl to, kad jie gali pabėgti, jie nenorės ir nedirbs tau, tai ir tada tu nieko nepadarysi, nes be žmonių tos žemės neįsisavinsi niekaip. Tai jie priversti juos kentėti, norėtų žemvaldys įbaudžiavinti savo žmonės, bet jis tiesiog negali. O kas gaunasi, kada yra laisvi žmonės, jie tada suinteresuoti tą savo turtą didinti. Ne, jie yra žaidėjai. Ir tokie laisvėjai valstiečiai yra idealūs pėstininkai. Idealūs pėstininkai. Motyvuoti, žinantis, ko nori, plėšus, norintis užimti naujas žemės, norintis ten gauti garo grobio, atlyginimo, gauti žinomumą, tarkim, jaunam žmogui labai svarbus karjeros galimybės. Karjeros galimybės ir tokiu būdu švedai gali, turėdami labai ribotą kiekį gyventojų, šitoj dideliai valstybei, kur yra šitam žemėlapį geltona, gyvena 1 milijonas gyventojų. 1 milijonas. Lietuvos didžioji kunigaikštystėje 16 pusėje apie 3,5 milijono. O čia tik 1 milijonas. Tai labai mažas kiekis ant tokios teritorijos. Iškai jie gyvena tokiom kolonijom, ten, kur tam yra visos sąlygos ir tokiu būdu, reiškia, bet jie yra labai kovingi, jie turi savo tą pramonę, turi vadų sluoksnį, ta bajorija niekur nedingsta, švedai turi savo didikus, sakykime, kurie yra tenai ir karališka šeima, ir nekarališkos šeimos, bet jos susijusius tom provincijom, iš esmės turi labai tiem laikam sveiką valstybinę santvarką. Aš dar valdai noriu pareplikuoti į tą momentą, kai jūs pasakėte apie tą žemę, apie mūsų žemvaldžius. Ar jūs sakot, kad šiais laikais, kuriuose yra deklaruojama laisvė, didelių žemės plotų atidavimas į vienas rankas reiškia, kad mes sukūrėme sąlygas tiem žmonėm išnaudoti teoriškai laisvus žmonės, kurie nebeturi pasirinkimo? Nu taip, tik tai mūsų laikais tas funkcijas, kurias seniau darydavo valstiečiai, atlieka mašinos. Tai yra truputėlį kitaip. Nu tai traktoristas nėra baudžiauninkas.
Traktoristas yra specialistas, tu ten labai, jeigu ten pradėsi jam ragus statyti, tai jisai tau nedirbs ir tada ką tu darysi. Nes tokių, kurie geba tos traktorius gerai valdyti, nėra taip daug ir iš pačios šeimos irgi ten nepakanka tų žmonių. Kitaip sakant, čia yra dabar jau truputėlį kiti Bet dalykai. vis tiek jūs sakot, kad būtų geriau, kad būtų va tas, kaip čia, vietoj vieno didelio geriau būtų 10 smulkesnių ir pažangesnis būtų va šitas modelis. Tai mes turim tarpukario žemės ūkio reformą, va šitokiu principu sukonstruota, kad reikia turėti ten vidutiniškai 20 hektarų arba valaką turinčių žmonių sluoksnį, tada jie suinteresuoti šito krašto nepriklausomi ir tada jie niekur nebėgs į jokį užsienį, o už savo žemę žmogus linkęs kovoti. Ir pagal galimybės jos padidinti, reiškia. Tai va čia yra tas... Būtent, tai apie tai, kad dabar yra pernelyg mažas kiekis žmonių, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti, taip? Taip, nes miesto gyventojai, išskyrus jeigu jie tą mieste vysto verslus, kurie susiję su tam tikra infrastruktūra, prekybos keliais, su tokia vertybė, taigi jie sako, tai kodėl aš čia dabar turiu mirti, taigi va, sėdu savo į lėktuvą, nuskrendu, kad ir į tą pačią ten Daniją, Danija gal tokia nelabai draugiška valstybė, bet kur nors kitur, reiškia, ir mes tenai savo ramiai gyvenam. Tai čia biški gal nepatogu, bet lyginant su Gulagu, tai gal visai ir simpatija, toks mąstymas. Bet jeigu tu turi savo 20 hektarų, gautų iš senelio, dar tėvas pripirko ten truputėlį. Ir Danijoje gauni tik tais vieno kambario butą. Jo, su pašalpa, tai tu sakai, na jau ne, čia tegu jie ateina. Taigi mes paskaitykim tos šaltinius, kur aprašo, reiškiasi, mūsų visuomenė 20 amžiaus pradžioje, kada, reiškia, ėjo į savanorius ginti tėvynės. Tai su didžiulė motivacija. Tai dėl šito ir kariavo jie. Ta jėga didžiulė yra. Modernioji valstybė yra kažką įgaunam, bet kažką ir prarandam. Ir ką, ir švedai, tie laisvieji švedai, turi energijos. Turi energijos, turi pinigų šiek tiek. Jie, reiškiasi, pirmiausia sustiprėjo kovoje su Hanza ir galima sakyti, Hanza įveikė. Švedai sugeba išstumti Hanzą. Hanza nedingsta iki 17 amžiaus jinai yra, bet jinai traukiasi, tai yra miestų sąjunga. Jie neturi tokios stiprios kariuomenės, turi laivyną, interesus, pinigų, bet neturi tokios stiprios bendruomenės, kuri kariautų už juos. Jie daugiau tokie yra pirkliai. Tai čia pirmas jų toks stiprėjimas ir tada sekantis jų priešas tampa natūraliai Danija. Nes Danija niekada neužmiršta, kad buvo Kalmaro unija ir kad jie tai priima, kad tai buvo jų ta Kalmaro unija. Jų buvo. O čia tie sukilę švedai bjaurūs, reiškiasi, jie yra tie, kurios reikia vėl paversti savo valdiniais. Ir va čia Kalmaro karas labai atsimenamas krašte, o taip važiuojant dviračiu matosi ženklai, kad švedai labai skaudžiai priėmė šitą Danų puolimą. Čia yra toksai, reiškia, Kristijonas IV, garsus Danų karalius karys, dalyvavęs 30 metų kare ir sėkmingai kariavo tą priartėjęs prie Stokholmo, buvo visiškai, tai ten jie jau turėjo sunkiausius turbūt laikus Švedijos istorijai, bet būtent šito karaliaus tas puolimas dar labiau sustiprina švedus kaip tokius, jie susiorganizuoja, nekenčia Danų, reiškiasi, tokia neapykanta gal atsiranda. Ir dar, kadangi jiems vadovauja Gustavas II Adolfas, tai jie tada gimsta tas švediškas, tokia ta valstybė tokioje kovoje, jinai sustiprėjusi, jinai pasidaro agresyvi. Antrasis vikingų reichas. Jo, ir tiesą sakant, ta energija greitai perina ne tik į gynybą, bet jau ir į puolimą. O prekyba yra faktorius čia? Ar švedai turi tuo metu išėjimą į Šiaurės jūrą? Danai visokiais būdais bando jiems uždaryti šitą išėjimą. Čia vyksta žiaurus kovas, va čia toj vietoj, kur yra Helsingioras, reiškiasi, čia va yra toj vietoj ir paskui jau į šiaurę daugiau ten, kur įteka ta Goto upė, reiškia, ten jie bando visokiais būdais, kad nepeitų jų, bet nepavyksta, vis tiek švedai sunkioje kovoje išsikovoja savo šitą kelią. Na ir kas atsitinka toliau, švedai tiek sustiprėja, kad jau po kelių dešimtmečių ima grasinti pačiai Danijai, na ir užiminėti tas teritorijas, kurios tuo metu yra, pasiduoda paėmimui, jeigu taip galima pasakyti. Šičia, Skonė, pavyzdžiui. Tai Skionė yra ta teritorija, kurią jie atima, jau 16-17 amžius jau vidury, antroji pusėje. Bet taip pat dar anksčiau, reiškiasi, pasinaudodami Rusijos smūtą, jie sugeba Kareliją užimti nemažą teritoriją, Ingermanlandiją,
reiškia, ir vėliau jo iš Livonijos ordino, kurį ten Maskoliai puola, reiškia, užima šiaurinę Estiją, o paskui jau iš mūsų atima visą Livoniją iki Dauguvos. O taip, kad būtų lengviau žmonėm atsiminti, tai yra, reiškia, iki Dauguvos, tai yra, reiškia, Estija ir Livonija. Taip jie vadina tas švedų Livonija, taip vadinama. Tai jie užima tas teritorijas ir čia jau turime visai situacijos pokytį. Taip. Tai yra žemės ūkio kraštas, kuris, reiškia, yra ypatingai Latvijos teritorijoje, bet ir Estija jau yra jau geriau su žemės ūkiu šiek tiek, ten salose prašiau, krante truputį geriau. Ir tada ypatingai Latvijos teritorija, arba ta Livonija, kaip vadinama, tai būtų pietinė Estija ir šiaurinė Latvija, kartu, ir Latvija visa, iki Dauguvos. Čia yra žemės ūkio kraštas ir kadangi jie turi apėjimus šitais visais kanalais tų pagrindinių Danijos įmamų muitų, jie tų vadinamų zundo mokesčių, jie sugeba, reiškia... Ir viską, ką čia gauna, gali persiplukdyti kur nori. Taip? Jie gali persiplukdyti, aišku, tas švedų apėjimas Danų labai nepatinka visiems kitiem, kurie norėtų šitam biznėje dalyvauti. Tai jūrinės valstybės, Niderlandai ir Britanija. Anglija, paskui Britanija. Ir jie šitoj vietoj bando visokiais būdais pasiekti tokią pusiausvyrą, kad švedai Danijos pačios neužimtų. Ir kelis kartus buvo jau visai Danija patekusi sunkia padėtį, bet atvykdavo pagalba. Ir anglai prižiūri šitą vietą. Pradžioje Olandai, paskui Anglai. Ir jie čia atstato, kad būtų pusiausvyra ir jiems švedų Danų konfliktas, jiems yra geriausios sąlygos vystyti savo verslus. Ir jie palaiko tą pusiausvyrą. Tokiu būdu, reiškia, šitas žemėlapis, nepaisant visų karų, labai mažai keičiasi. O kur keičiasi, tai tose 3 provincijose, tai yra, mes ją taip bendrai vadinam Skionė, bet iš tikrųjų yra 3 provincijos, tai yra Halandas, Skionė ir Blekingė. Čia viskas yra. Jo, čia yra tos žemės, kurios buvo priklausę Danijai ir ten švedai jas užima. Ir jie užėmė šitas žemės, tai yra labai svarbios žemės, tai yra geras klimatas tenai. Tarvito lietuvių daug čia gyvena, nes tikrai yra geras klimatas, šilta yra ir ten žemės ūkį jau galima šiokį tokį vystyti ir kas švedams labai svarbu, neužšalantis uostas ir jau ten įkūrė savo pagrindinę jūrinę bazę. Kalskrūna, kaip ištarsi. Jo, tai vienu žodžiu, čia jie įrengė ten ant 18 ar 22 salų didžiųjų jūrinę bazę. Šalia yra kitas uostas, kurie bandė įkurti, tai yra Karlshamnas, kur mūsų keltai plaukia, tai irgi ten pradžioje jie galvoja įrengtą bazę. Ir jis jau neužšala, taip kaip mūsų Klaipėda, vienoje platumoje yra ir tokiu būdu švedai tampa visiškai Baltijos jūroje jau tokie stiprūs žaidėjai, galintis pasigalinėti su Danais ir jūroje, bet taip ne iki galo. Ne iki galo. Ja. Ne iki galo. Čia dar yra vienas labai svarbus mums dalykas, dėl to, kad ateina toks momentas, kada persipina dinastijos ir tai, kas yra Švedijos karališkoji linija, atsiduria kaip vazų linija pas mus. Šiek tiek apie tai. Taip, iš tikrųjų, tose varžybose, kuriuose dalyvauja švedai pradžioj su Hanza, paskui su Danais, mes esame kažkuria prasme, kaip ir ne priešai. Ir kadangi didelė sausumos valstybė, akivaizdžiai neturinti didelių jūrinių pretenzijų, tai sąjunga yra tokia gal ir visai veiksminga. Reikia įsivaizduoti, kas buvo mūsų Gediminaičiai 16 amžiaus vidury, tai kokias teritorijas valdė. Tai čia Jogailaičių čia apogėjaus momentas. Taip. Man tai kartais atrodo, kad mes turėtume juos vadinti vis tik Gediminaičiais. Gerai. Dėl šito nesiginčysim. Nes mes labai greitai mėgstam viską atidavinėti. Tai Lenkai tegul vadina kaip nori, bet mes turėtume vis tiek sakyti, tai ta pati dinastija. Tai ir jie kaip ir niekad nepasikeitė. Ir toj dinastijai turim Žygimanto Augusto seserį, kuri yra tikrai labai geidžiama nuotaka. Jinai yra geidžiama nuotaka, bet turi vieną prigimtinę nuodėmę. Jinai yra katalikė. Ir dar ką aš turiu pasakyti, ar ši katalikė. Tai kitaip sakant, tokią moterį paėmęs, tai tu nežinai, kas čia ką valdo. Ar Jonas reiškia, kad Kotryna ar Kotryna Jona. Ten rimtas reikalas. Ir dar tuo rimčiau, kad Žygimantas Augustas neturi vaikų.
Tai Taip, reikia suprasti. Čia dar ir dėl to yra perspektyva Tai didelė. jinai realiai yra sosto paveldėtoja. Jo, Ir jos čia vaikai turi visiškas pretenzijas rimtas į Gediminaičių sostą. Jinai tą žino ir jinai ruošia savo sūnų Zigmantą būti Lenkijos Lietuvos valdovu. Jinai jį tiesiog auklėja, ta prasme deda didelės pastangas ir reiškia, ir šitas jos darbas, jinai matoma yra, jinai yra matoma ir žinoma ir jos palaidojimas ten ypatingas yra ir ten tikrai reikia nuvažiuoti, pasižiūrėti, reiškia, kaip mūsų karalienė tenai atrodo. Tai va, ir jinai ruošia tą savo sūnų katalikų, nes žinojo, kad šitam krašte tik katalikas gali išsilaikyti, sulaukdama didžiulio pasipriešinimo iš švedų, kurie mato, kas čia darosi, nes jie yra, sakyčiau, aršūs protestantai ir ten jiems tas kad tikėjimo klausimas yra iš dalies ir priežastis, dėl ko vėliau Zigmantui Vazai daug kas nepavyksta, va dėl to tikėjimo. Bet jisai tampa mūsų karaliumi, va čia va. Taip kaip jinai planavo, taip ir atsitinka. Pabando, reiškia, čia lietuviai Lenkai ir Henriko Valua, ir paskui labai sėkminga karalių Steponą Batorą iš Transilvanijos, bet realiai, reiškia, iš to nieko daug labai nesigauna. Palikonių nesigauna nei iš vieno, nei iš kito. Na ir tada, reiškia, vyks nukrypsta žvilgsniai į Švediją, kaip tenai. Tuo labiau, kad tas vaikas išugdytas katalikų, kaip ir atrodė gerai. Taip. Grįžimas realiai prie tos pačios dinastijos. Nes mes žinom iš Švedijos ir Danijos istorijos, kad tikrai buvo iš šalutinės šakos, ten paskui perimdavo valdyti, nes žmonės išmiršta, bevaikiai miršta ir panašiai. Tai tokiu būdu čia atrodė toks visai geras variantas, bet jis turėjo tokią komplikaciją, apie kurią visi truputį galvoja, bet negalvoja, kad čia taip greitai atsitiks, kad mirė jo tėvas ir Zigmantas Vaza tapo ir Švedijos karaliumi. Ir mūsiškiai galvojo, ko jie tikėjosi, reiškia, kviesdami šitą Zigmantą, kad jisai tą Livoniją atiduos Lietuvai Lenkijai. Jie taip manė. Taip. Kad jis čia pats stovaus mūsų interesų. Dėl to rėmė jo žygį į Švediją, ten 2000 žmonių buvo nuvykę į Švediją, jisai ten kelis metus gyveno. Bet karaliaus katalikiškumas ir tų 2000 žmonių tam tikri veiksmai sukėlė dar didesnį nepasitenkinimą ir realiai jisai buvo nušalintas nuo sosto. Švedijoje. Tai ar reikia ten būtinai katalikiškas katedras Stokholme statyti? Aš nežinau, bet tokio gal jam pritrūko išminties. Jeigu jisai būtų valdęs kaip nors išmintingiau, kaip Henrikas IV Prancūzijoje ar panašiai, kur tu jau supranti, kur tu esi, tam tikrų temų neakcentuok, bent jau nestatyk matomoj vietoj. Ten paskir kokį kanclerį vietinį, kurį ten visi gerbė, ir ten daugiausiai valdyk per tą kanclerį, ten palikdamas savo vardą laikas nuo laiko pasirodydamas tenai toj karalystėje, karaliauk, bet nevaldyk, nes čia neprivaldysi Švedijos ir Lietuvos su Lenkija iš vieno taško, kaip jau ten besistengtum. Bet kartais labai smagu yra, man patinka kartais tokie trumpi žemėlapiai, trumpo laikotarpio žemėlapis, kada ant vieno žemėlapio ir Lenkija, ir Lietuva, dar ir Švedija su viskuo. Tai klausyk. Zigmantas rimtas valdovas. Ir kas atsitinka? Kada jį nušalina, juk nuvertimas karaliaus esant gyvam nėra teisėtas juk darbas. Teisingai. Nes gali taip atsitikti, kad reiškia kad tas veiksmas jisai, tiesiog pagal monarchinę teisę negalioja. Tas karaliusgi nieko neužmušė, tikrai to žodžio prasme, jisai savo ten, jisai tiesiog. Ir tai tokiu būdu, reiškia, tas nuvertimas buvo neteisėtas tam tikrą prasme, o ypatingai, kadangi vadovavo ir figūra dominuojanti šitam jo nuvertimo reikale buvo jo dėdė. Sudermanlendo kunigaikštis Karolis, kuris vėliau vadinsi Švedijos karalium Karoliu IX. Čia Salaspilio mūšyje kaip tik dėl to ir vyko ta kova. Tai va. Ir kas atsitinka, kad Zigmantas Vaza kaip ir netampa to, tampa karalium, bet neišlaiko sosto, o jo sūnus paveldi šitą titulą. Man tai buvo labai įdomu. Kaip švedai, kaip tik tam Sudermanlendijoje, reiškia, tenai, kur buvo to Karolio rezidencija, buvo tam muziejui, kaip jie vaizduoja paveldėjimus. Ar ten tie, jau jo sūnus, ar jie čia yra Švedijos karaliaus kokie tai? Ne. Su Zigmantu baigėsi. Šičia baigėsi, ne? Nieko, apie juos nieko. Jau jie nežaidėjai. Jie jau yra ne mūsų.
O ką Vladislavas galvoja? Vladislavas buvo net akimirką tapęs ir Maskvos. Tai jisai, čia ir yra likimo ironija, kad tuo metu, kada miršta tėvas, jisai tampa Švedijos karaliumi ir Maskvos caru. Nu. Nes tai buvo sutarta, reiškia, iki Soboras. Lenkijos karalius, Maskvos. Bet dar nebuvo Lietuvos Lenkijos, nes jo dar neišrinko. Nu, ten tokie įdomus dalykai. Ir įkreipdavosi jūsų didenybę, Švedijos karalių, nes titulatūrai pirmoje vietoje eina karalius caras po to. Taip jau pas jos buvo sudėliota. Tai taip įdomiai, ne, va, tokių likimo ironijų, kaip su titulais. Tai va, bet švedams viskas. Su Zigmantu, jie Zigmanto ignoruoti negali, reiškiasi, bet jau čia kas vėliau, čia nebe mūsų. Tuo labiau, kad iš tos šalutinės šakos iškyla ypatingai gabus Švedijos karalius Gustavas Adolfas Didysis, arba antrasis, Gustavas antrasis Adolfas, taip oficialiai reikėtų vadinti, kuris yra vienas sėkmingiausių karalių karių 17 amžiaus pasaulio istorijai. Mes su juo šiek tiek buvom susitikę. Mes su juo buvom susitikę. Didžiajame kare. Tai va, tai jisai Švedijai daug padarė, bet taip pat nemažai padarė ir reiškiasi, ir kancleris, kuris reiškia, valdė realiai Švediją, kol karalius kariavo, nu kažkasgi turi kraštą valdyti. Čia, bet tarp kitko, iliustracija tam, ką Valdas sakė, čia yra Gediminaičių valstybės apogėjus dėl to, kad taip. Dėl to, kad kalbam ne tik apie Lietuvą ir Lenkiją, bet kalbam apie tai, kad Kazimiero Jogailaičio sūnus yra taip. Ir Vengrijos, ir Čekijos karaliai, ir žodžiu, čia va, visa šita, o dukros teka už vokiečių kunigaikščių. Taip. Gustavas II Adolfas. Taip, tai šis žmogus, jisai yra karingas, jisai iš tikrųjų pats kariauja, ta prasme fiziškai, ne tik sėdi štabe, bet su kardu, su špaga ranko joja į mūšius, reiškia, uždega, sukuria tam tikrą tokį Švedijos monarchijos tipą. Ir Švedijos tikrasis absoliutizmas neilgai trunka realiai, tai Gustavo III laikais, jeigu taip žiūrėti, formaliai, kadangi vis tiek yra ten parlamentas, tas parlamentas dar gali kažkokį karalių atšaukti, ne? Tai kaip ir turi realią galę. Bet Gustavas II tiek sėkmingas monarchas, kad net nepatapdama formaliai absoliutinė monarchija, Švedija yra viena iš stipriausių monarchijų tuo metu. Nes tiesiog charizma yra tokia. Santvarka yra viena, bet ir charizma, ir tikėjimas. Aš tikinti žmogus, reiškia, tu negali iš jo atimti, jisai ką sako, tą daro, reiškia, leidžia valdyti kitiems, nesugraibė visas ten veikia, ten tie visi jo, reiškia, ir tie valdiniai, ir ten yra didikai gauna savo darbo, karai yra sėkmingi. Sėkminga karvedystė. Jie ten parsiveža turtų visokių, iš to 30 metų karo, ten kokie Vrangelio rūmai, ten Skoklosteris, tai ten yra neįtikėtini dalykai, reiškia, labiausiai iš karo pralobė žmonės, jeigu taip galima sakyti. Tai tas sukuria tokią švedišką tipą ir tas, taip pat šiaurės Vokietijoje, jiegi turi savo, reiškia, ir netgi, kad galima pasakyti, kad netgi tie kraštai, kurie patenka į šitą Švedijos imperiją, jie turi tam tikrų privilegijų, kurių neturi kiti. Turi teisę Švedijos Latvijos valstietis, Livonijos, ne kaip tuo metu. Taip, turi kitokias visą privilegijas. Teisė, gal ne vienas, bet ten jų grupė, kreiptis į karalių apskūsdami savo valdytoje. Va toks daiktas yra, kur nebuvo kitose monarchijose. Ir čia jie turi tokį ypatingą statusą ir tai, aišku, padaro atrakčių. Ir dabar žiūriu Latvijai, linkę laikyti, kad švediškas laikotarpis yra panašiai kaip ukrainiečiam lietuviškas laikotarpis. Toks visai geras, neblogas. Lyginant su visais kitais, geras. Čia man visą laiką kažkaip norisi sakyti, kad ta švedų istorija yra susijusi ir su mumis, nes mes jau buvom šitame epizode, kai per 30 metų karą vyksta Livonijos karas ir prancūzai yra labai suinteresuoti, kad švedai kovotų jų pusėje ir šalyje padeda švedus iškrapštyti iš Lenkijos, kad galėtų juos panaudoti kovose prieš Habsburgus ir tada yra pasirašoma Altmarko taika. Taip, tai ta Altmarko taika yra tai, kas sukuria tą švedišką Livoniją. Taip iki galo jau ne tik šiaurinė Estija, bet ir visas tas kraštas atitenka, aišku, mūsų sąskaita. Va šitas. Taip, ir paskui šitas kraštas, jisai sustiprinamas universitetas, pavyzdžiui, ten atsiranda, ne kaip pavyzdys, Tartu universitetas.
Taigi Gustavas II Adolfas įsteigė, reiškia, jisai daro tam kraštui reikalingas reformas. Ir Petro imperatorė gims tenais ir toje pačioje Livonijoje. Nu tai ten Kilsako Lietuvoje gimė, ten tarp kitko visokių čia tų reikalų yra. Bet va čia Valdai matosi tą žemėlapį iki Dauguvos, kaip jūs sakėte. Va, nu ten truputėlį prie Rygos gabaliukas peržengė Dauguvą. Tai va, bet čia ten gamtiniai dalykai. Tai vienu žodžiu, šitas kraštas, jisai iš tikrųjų labai sėkmingai čia tvarkosi ir natūraliai, kad kiti valdovai, na gal karalienė Kristina, čia gal nebuvo labai sėkmingas variantas, bet ne dėl to, kad... Po Gustavo, kai žuvo Gustavas. Žuvo, jinai kaip ir, tarp kitko, gerai ten karalienė, jinai ir protinga, ir išmintinga, ir daug norinti daryti, bet jinai negali perimti karaliaus kario tipažo. Taip. O jis jau labai sėkmingai paėjęs. Ir dabar, kada jinai nusprendžia, reiškiasi, pasitraukti, užsiimti savo mėgstamom veiklom, jinai tiesiog tą savo sostą perleidžia Karoliui X, kuris, reiškia, nors nėra tiesioginis, tarsi netiesioginės linijos valdovas, bet jisai tęsia iš esmės Gustavo II Adolfo politikos tokia esmė. Čia dar tik tai, Valdai, pakomentuokit dar šitą. Po to 30 metų karo švedai greta Livonijos dar pasiema va šituos 2 gabaliukus. Taip, tai vadinama iš švedų Pomeranija, bet tai čia tas kraštas, kada taip ant žemėlapio žiūri, tai taip atrodo, kaip jie čia taip užėmė, bet jisai savo gamtiniam aplinkom labai panašus į Švediją. Tai yra toksai gilių fjordų, toks jūrinis kraštas iš esmės. Iškai jisai nėra tokia visai įprasta sausuma, kaip mes įsivaizduojam. Tai yra panašiai salas, vat, kaip visur čia, kaip Danija, kaip Švedija, vat, panašus tas landšaftas. Ir ten viską lemia dominavimas jūrai. Jeigu tu dominuoji jūrai, tai iš esmės tą sistemą gali išlaikyti, o kadangi švedai dominuoja, nes vokiečiai neturi laivyno, tai ten nelabai jos paskui lengva iškrapštyti. Ten prireikia labai daug pastangų, kad juos iš ten išmušti. Aišku. Nu va, tai čia dabar grįžtam prie Kristinos. Tai va, jos linija kaip ir baigėsi, o čia mes matom Karolį X, kuris tęsia, reiškia, Gustavo II Adolfo politiką. Ir labai mažai žinoma mūsų istorijoje Karolį XI, kadangi jisai skirtingai nuo savo, turbūt tėvo, aš bijau supainioti šitoje vietoje tos giminystės ryšius, bet sekantis valdovas, kuris buvo taikus valdovas. Taip, sakė, ir savo sūnui sakė, stenkis nekariauti niekada, jeigu gali. Taip, bet jis įtvirtino tuos ankstesnio valdovo užkariavimus, nes jo laikais yra daugybė statybų, tvirtovių, įvairių laivyno bazių ir kitų, Karlskrona yra jo statyba iš esmės. Ant tų pastatų visur jo monogramo, bažnyčių daug yra pastatęs. Tai yra, kitaip sakant, žmogus, kuris sukuria tą Švediją, jinai tampa tokia jau atpažįstama ir stipri valstybė, kuri jau, kaip sakyt, jau skaitėsi ir to meto pasaulyje kaip rimta jėga. Ir sostinė jų gerai atrodė ir jie laikomi buvo jau tokiais stipriais, jau tikrai ne kažkokiais nykštukiniais valdovais, bet rimtais valdovais. Bet Karolis XI numiršta, Karoliui XII tuomet yra 17 gal tik tai metų. Ir mūsų karalius Augustas sako Petrui, žinai, gal pats metas dabar tos švedus paimti ir patvarkyti. Nu taip, jie turėjo čia interesą, visi 3 valdovai, skaitant Danus, reiškia, Danai atsims savo senasias teritorijas, nori mūsų abiejų tautų respublikai rūpi Livonija, o kas rūpi labiausiai, reiškia, rusams ar maskoliams gal dar tuo metu, tai išeiti prie Baltijos jūros, kad galėtų apeiti mūsų valdžias ir nemokėti muitų ir tiesiog, kaip sakydavo, turėti tiesioginį ryšį su vakarais, nes ta prekyba ir buvo pagrindinės pajamos tos valstybės. Tuo metu jie neturi. Jie neturi. Jie užima visų pirma Ingermanlandiją, tai arba Ingrija lietuviškai, tai šitą teritoriją užima, o paskui jie tikisi užimti visą Suomiją. Tai jų pagrindinis tikslas, kad jie galėtų išeiti, na ir paskui dar, kadangi reiškia čia taip gerai viskas sukrenta, mūsų valstybė nusilpsta ir mažai dalyvauja šitose reikaluose, tai jie realiai paskui užima ir Livoniją. Tai jau Livonija... O koks Augusto planas? Jis norėjo Livoniją susigrąžinti, ne? Irgi. Augustas, jisai pirma norėjo sukurti stiprią tokią bazę, kad galėtų pagal ją sukurti tokią valstybę panašią kaip Saksonija, nes jeigu mes pažiūrėtume kokio dydžio Saksonija, tai ta Livonija čia didžiulė teritorija, jokimis žiūrint. Tai jis būtų sukūręs tokią stiprią, nes ten vis tiek vokiška kultūra dominuoja, jam lengviau visokiais požiūriais, jisai gali būti jų valdovas. Nes mes kartais užmirštam, kad saksai
iš Saksų kilo Livonijos ordinas. Nu, ta prasme, tai yra tos pačios giminės žmonės, jeigu tai pažiūrėtų. Tai jis čia visai galėjo tą padaryti, nes tai visai nebuvo mūsų bajoriškoji demokratija, o buvo kitoks tas kraštas ir čia visai tikėjosi daug pasiekti. Nu, bet, kaip sakant, nepasisekė, prarado sostą, paskui jie atgavo tik dėka Petro ir tokiu būdu, reiškia, čia gavosi, kad tos teritorijos atiteko tiesiogiai Maskoliams. O šiaip būtų kitu atveju dalinėsi. Nu ir ką, ir turim šiaurės karą, kuris truks 21 metus. Taip, ir tas karas iš tikrųjų yra Švedijos imperijai pragaištingas, nes per toli nuėję Ukrainoje ten netekę savo pagrindinės kariuomenės, jie kitaip iki galo ir neatsigavo, reiškia, jie ten, ką jie galėjo tik tai gintis, kiek tai galėjo, dar bandė šiek tiek pastumti Danijos, Norvegijos valstybę, šiek tiek, reiškia, ten yra toks Frederikštatas, man atrodo, vadinasi, tvirtovė, prie kurios tenai vyko tas, vietovė vienaip vadinasi, o tvirtovė kitaip. Tai jie ten kariavo ir būtent tose kovose žūsta Karolis XII. Ir taip yra kalbama, kad į nugarą gavo iš kažko, reiškia, nes visiems atsibodo tie karai. Tai ir tada... Dar buvo kalbama, kad jis pats jau labai norėjo žūti, nes atsidūrė tokioje situacijoje, kada beveik neįmanoma buvo turbūt laimėti. Nu kažką. Tai, kur jau šitiek tas laikas trūksta, kiek jau ten ir prekybagi sustoja viskas. Ir kas blogiausia, kad, reiškia, rusai jau išmoko statyti laivyną ir tas dominavimas Baltijos jūros Švedijos, kurios buvo pagrindinė apsauga nuo Maskvos bet kokių bandymų, jis pradėjo trauktis ir jau paskutiniaisiais metais prieš pat, reiškia... Bet rusai galerų prisistatė. Nu tai galeros šcherose geriausias kariavimo būdas. Nepriklausantis nuo vėjo. Taip, tai ten galeros nėra prastai, tiesiog nebuvo tada, reiškia, tų garų variklių. Tai kodėl? Nu tai ir Viduržemio jūrai galeros plaukia. Čia nieko blogo nėra. Nes aš nesakau, kad blogo, tiesiog jie kariavo kitokiais laivais. Kada laivas, reiškia, tas yra vienbūrinis, tai jisai labai yra jautrus gyliams, o tie gyliai ten visaip yra ir ten netaip daug tų vietų. Užtat kažkaip galvoja, kuo didesnis laivas, to geriau. Tai nebūtinai. Daug mažų laivų Baltijos jūroje yra geriau. Tuo labiau, kad žiemą, pavyzdžiui, kai tas ledas sukausto, tai geriau tas galeras gali ten ištraukti krantą, tam tikrą prasme, ten ne taip paprasta, bet gali tą padaryti. O jau tie giliau sėdintis laivai, jau jam dokų reiškia, juos tvarkyti. Tai vienu žodžiu, galerų laivynas šiandien nėra labai blogai ir jie buvo tiek pasiekę, kad jų priartėjo prie Stokholmo. Jau realiai tie, sakykime, įtvirtinimai pačio Stokholmo jau sulaikė rusų puolimą. Tai visai jau prie Stokholmo buvo priartėję. Per tuos archipelagus, kur kas plaukės laivais, tai žino, kad ten kelias valandas plauki pro salas. Tai ten, jeigu jūroje, reiškia, tu dominuoji, tai niekas tavęs ten neužpuls, nes tu ten pastatysi baterijų ant kranto, kažkiek laivų ir apsiginsi. Tai jie taip apsigynė, bet jau paskui suprato, kad reikia ką nors daryti, nes nebeapsigins. Ir tokiu būdu turėjo pripažinti Rusijos užkariavimus. Čia Europos istorijai, man atrodo, yra labai svarbus momentas, nes Švedijos imperijos nunikimas ir pasitraukimas atgal į pradinės pozicijas reiškia kitos imperijos atsiradimą. Taip, ir praktiškai švedai patenka į Maskvos įtaką, tai čia neišvengiamai. Jie čia tvarko reikalus ir buvo jie patekę į panašią patirtį kaip ir mes. Aš padarysiu reklamą ir padovanosiu Valdui knygą. Studentas, profesoriui, nežinau, ar gali padovanoti labai vertingą knygą, bet galbūt kažką atrasite čia. Ačiū čia labai. Knyga, kurioje Petras pradeda kelionę po Europą, visos Europos panorama, kaip atrodo Anglija, kaip atrodo Austrija, kaip gyvena Švedija tuo metu. Tai Robertas buvęs tose laikuose, tai čia mes galėjom labiau išnaudoti jūsų žinias. Čia aš geriau, žinokit, šalia jūsų. Tai buvo reklama, šiaip tarp kitko, jeigu norėtumėt pareklamuoti, mes galėtumėm ir jūs pareklamuoti, o istorijos lentyna turi ir savo knygyną, Poltava yra pasibaigusi knygynuose, bet istorioslentyna.lt jūs ją atrasite, jeigu norėsite. Tai čia po Nyštato ir žemių persiskirstimas. Na taip, tai tas Nyštato taika, jinai iš tikrųjų kaip ir sudarė sąlygas tai Švedijai toliau gyventi. Nieko čia tokio tragiško labai neatsitiko. Bet reikalas tas, kad būtent ta Livonijos, tos arba Baltijos provincijos, čia rusiškas pavadinimas, Baltijos provincijos, jos... Ir dabar, kai sako Pabaltijs, tai yra imperinis šitas palikimas. Bet jo reikšmė pasikeitus. Baltijos provincijos yra be Lietuvos. Tai yra Livonijos, arba 3 gubernijos, tai yra
Estlandija, Livlandija ir Kurlandija. Va taip, čia taip aš rusiškai vadinu, nors vokiški pavadinimai, arba net švediški gal daugiau reikėtų Land, nu vokiškas Land, ne, o čia Land, tai čia jau švediškai tari. Ir aišku, ta Ingrija, kuri dabar mes kažkaip jau linkę atiduoti rusams visą laiką sakydami, kad čia jų tarsi tikrosios žemės. Tai jie čia paima šito karo metu. Tikros žemės. Ten iš tikrųjų, jeigu tai... Čia Petro laikai. Petro... Jo, bet mato, ten vietiniai gyventojai ir ugrofinai. Ugrofinai visoje šiaurės Rusijoje buvo didžiulės ugrofinų gyvenamos teritorijos, ten Udmurtai buvo tokios tautos, reiškiasi, kurie ir kitos, nu, kurios ten... kurios reiškia, tai čia visas tas kraštas, jisai viso šiaurės Rusija taip atrodo. Tai čia nei švedam priklausė, nei ten suomiam priklausė, tai buvo tokios tiesiog, ingrai tokia tauta buvo. Tai bet dabar šiuo atveju reiškia iš vieno paėmė kiti. Ir tada Maskva tampa viena iš labiausiai dominuojančių jėgų visoje Baltijos jūroje. O kada 18 amžiaus pabaigoje užims, reiškia, Lietuvą ir Lenkiją, tai jie užims ir Lietuvą, kai užims, tai tada gausis visai jau čia didelis platus priėjimas. Na ir natūraliai, kad Rusija tampa europinės politikos sudėtinė dalimi. Tai už tai buvo po šito pokyčio. Apie Rusijos tapimą politinę dalimi mes turėsime atskirą seriją, bet baigiant šitą, tai dar šiek tiek apie Daniją. Kas vyksta tuo metu su Danija? Švedija iškyla, Švedija kariauja, Švedija praranda savo imperijos spindesį, o Danija? Na, o Danija, jinai taip, sakykime, nebesistengdama labai veltis į karus, kelis kartus pabando. Ir tame tarpe ir per didį šiaurės karą dar pabando atsikariauti savo tas teritorijas. Jinai buvo tame trejete, kuris puolė Švediją. Jo, bet ir po to, jau po Poltavos mūšio jie dar kartą bandė. Dėl to, kad atsirado šansas, jis pačio pradžioje gavo greitai į nosį, pasitraukė, pasirašė tai, kad Ravendaliu viskas nieko nedarysim, bet po to, kai švedai atsidūrė blogoje padėtyje. Nu, jie ten prižiūrėjo, man atrodo, ten pasibaigė paliaubų laikas, ta prasme, jie ten stengiasi taisyklių laikytis. Tai va, bet jie išsilaipino, kur ten Helsingioras, kitoj pusėje, reiškia. Ten pabandė, bet nieko jie ten labai neatsekė, tai pagrindė Danai kariavo ties Norvegijos sieną. Tai va tas karas su Norvegija, tai reikia suprasti, kad Norvegija ir Danija buvo viena valstybė. Taip. Tai natūraliai, kad ten Danai kariavo. Ir Danai arba vokiečiai dažnai būdavo Danijos tarnybai. Tai vienu žodžiu, jie šitoj vietoj taip, sakykime, pradeda elgtis santūriau šiek tiek. Jie supranta, kad Rusijos iškilimas jiems yra naudingas. Tai va dinastiniai ryšiai tarp Danijos ir Rusijos yra stiprus. Aš atsimenu, kada Putinas buvo nuvažiavęs į Danijos karalystę, karališką priėmimą padarė. Ta prasme, jie turi... Čia va tas žaidimas, kadangi Danai yra priešai su švedais, švedai kariauja su rusais, vadinasi, mūsų priešų priešai yra mums draugai. Taip. Tai va čia tas, ir tai yra priežastis, dėl ko, pavyzdžiui, Danija niekada nesueina su abiejų tautų respublika į stiprų ryšį. Nes jinai yra prorusiška. Jinai yra ir prorusiška, ir jinai yra protestantiška. O, reiškia, mes kartais užmirštam, kad Rusija žaidžia antikatalikiškos lygos lyderio poziciją, kaip šiandien panašiai, atstovauja dešiniąsias jėgas Putinas kai kuriais atvejais. Nes jie sako, čia katalikai blogis, todėl protestantai turi jungti su stačiatikiais bendram reikalui. Tas bendras sprendimas yra disidentai. Žodis disidentas reiškia ne kataliką. Tai va čia yra... Bet švedai neklauso šitų jo pasakymų, o Danai kažką vieną ausimą, ne? Girdi. Nu kaip neklauso, švedai yra Rusijos įtakoj. Praktiškai tik... Dabartiniai? Nu ne, bet 18 amžiaus, vat Gustavas III ištraukė Švediją iš Rusijos priklausomybės, Gustavas III Švedijos karalius. Įvesdamas absoliutizmą, tokį trumpą, bet tikrą, reiškia. O Danai, tai jie, reiškia, čia po tų didelių nelaimių, nes jos 1655-56 gal užima švedai ir taip užima, kad beveik visa Danija, ten lieka, kas ten Kopenhaga, ten kelios salos, dar kelios teritorijos, bet iš esmės beveik visą Daniją užima, net ir salų daug užima. Tai Danai išgelbėti yra tik tarptautinės koalicijos, kur tame tarpe Lenkijos kariuomenė dalyvavo tame reikale. Ir atsiminimai labai įdomus apie šitą žygį. Juos išgelbsti kodėl? Išgelbsti todėl, kad niekas nenori, kad švedai užvaldytų visą Baltijos jūrą, visus kitus išstumtų. Todėl atplaukė Nyderlandų 35 vimpelų, jeigu neapsirinkų, reiškia, o paskui Anglai atplaukė 50 vimpelų ir sako, ne taip. Ir taip gimsta Olyvos taika ir kitos taikos 1660 metais. Tai va tokiu būdu Danai išgelbstimi.
Jie tada, reiškiasi, dar po poros metų atsikariauja dalį prarastų teritorijų, nes jiems labai skaudžias tos tų Skandinavijos, tų pietinių žemių praradimas. Ir tada, reiškiasi, karalius supranta, kad reikia kažką tai daryti ir reiškia, padaro privilegijas miestiečiams. Ir tada tų privilegijų pagalba įgauna palaikymą didelį iš Danų miestiečių šiuo atveju. Ir tada panaikina parlamentą, reiškia, ir valdo tokiu būdu. Tiesiogiai valdo tautą. Tiesiogiai valdo tautą. Ir valdo ilgai iki 19 pradžios. Tai Danai yra visiškai absoliutinė monarchija, paremta tam tikrom tradicijom. Danų karaliai lanko savo žemės, Danų karaliai klauso žmonių, reiškia, laiko tokį balansą jėgos ir duoda aristokratam irgi ten, kur pasireikšti, reiškia, tokiu būdu. Ir taip ta valstybė gyvena, jinai nebesiplečia labai į plotį, bet ir nesitraukia. Vat jau tokia ir lieka. Dar, Valdai, šalia Danijos yra Holšteino Gotorpo kunigaikštystė. Berods. Kas tai yra? Tai kadangi, reiškia, jie vadybiniais keliais buvo susiję, čia yra iš tikrųjų Šiaurės Vokietijos žemės šitas. Ir tos Šiaurės Vokietijos žemės, jos visą laiką buvo tam tikrum Danijos įtakoj. Nes Danai jie gan agresyvūs būdavo, ypatingai kai zundo mokesčius imdavo, tai jie turėdavo tų pinigų, galėdavo išlaikyti laivyną, ten tvirtovę statyti. Tarp kitko, Danams yra labai svarba vieta, jeigu kas pavažinėja tose vietose, yra Danevirk, Danų pylimas. Pastatytas ten, aš dabar jau pasakyti, ar 9 amžiuje, ar 11, to 9, ten Danijos tokios karalienės Margaretės pirmosios, man atrodo, ir ten, reiškia, vis laik Danai sakydavo, čia mūsų siena. Nu, čia kaip mums kokia Kernavėje, ne? Bet ten vokiečių gyvenamos žemės ir ten paskui, kai tos sienas braižė pagal tautinės linijas, tai jie tos Danevirko nepasiekė, reiškia. Bet 19 amžiaus karuose jie bandė išlaikyti Danevirko pozicijai. Tai jie supranta, kad, pavyzdžiui, tos jau, reiškia, kitos, tos Holšteino, pavyzdžiui, provincija, tai visiškai vokiška. Tai jie, Šlezvigas tai toks, sakykime, nu toks maišytas, ne, kažkuria prasme, Holšteinas tai jau visai. Ir ten, reiškia, tam Holšteino teritorijai, bet Danai valdė kaip valdovai šitą kraštą. Ir ten yra tokių keistų ypatybių, kad Danijos valstybė ir Danijos karalystė jos prasilenkia kai kuriuose vietose. Nes Danijos karaliai valdė kaip to krašto paveldėtojai, bet tai nebuvo Danijos valstybės dalimis. Ir Danai negalėjo pretenduoti. Nu, čia tokie mums sunkiai suvokiami dalykai, bet čia yra per personalinę uniją. Nu, jeigu tu paveldi tą žemės kaip kažkokios giminės, tu nenaikini to pačio teritorinio darinio, jo neprijungi prie savo valdos, prie savo teritorijos, bet valdai tarsi to krašto būtų, nu kaip Australija dabar irgi priklauso. Reiškia, Danijos karalius, šitas Britanijos karalius arba Anglijos karalius, reiškia, yra jų prezidentas realiai, nu arba tas vyriausias valdovas. Bet tai nieks nesako, kad Britanija valdo Australiją. Tai čia panašių būdų valdė šitas žemės. Ir dėl to dalyvaudavo kartais vokiškose reikaluose. Nu, dėl ko aš apie tą Gotorpo kunigaikštystę, kuri irgi patenka į Rusijos įtaką kalbu, dėl to, kad pagal dinastinę liniją vienas iš Holšteino Gotorpo kunigaikščių, tai yra jo sūnus, apsiženė su Petro pirmojo dukra Ana ir susilaukė sūnaus, kuris taps Rusijos imperatoriumi. Ir tas Rusijos imperatorius susituoks su moterimi, kurią mes žinome Jekaterinos antrosios vardu ir prasidės Rusijos imperijos klestėjimo laikas. Tai aš noriu pasakyti, kad mūsų pasakojimas nuo Danijos ir jos kaimynės Holšteino Gotorpo kunigaikštystės veda tiesiai į karališką liniją, prie kurios mums reikės nueiti dar. Taip. Tai šitie santykiai tarp dinastijų absoliutizmo laikotarpio yra ypatingai svarbus. Reiškia, tai yra gal net stabiliausias dalykas visose ir tos vedybos jos iš tikrųjų garantuodavo tam tikrą taiką ir santarvę tarp valstybių. Tai ir natūralu, kad tai buvo politikos dalis tos santuokos. Čia ne taip, kad ten patiko mergaitė ir čia dabar ne. Tai jie pasižiūri, kad iš to ryšio kas tai gautųsi. Ir tas, tai taip ir pavyko. Tai kažkuria prasme Danijos sėkmė, kad jinai išliko nepriklausoma valstybė, būdama jau po to sumažinimo jau tikrai netokia didelė, ji išlieka sėkminga ir dėka tos vedybų politikos. Nes natūraliai, kad Rusija jau kaip ir buvo įsipareigojimus Daniją ginti, jeigu švedai kartais sugalvotų pulti.
Nu, Danija, Taip. Norvegija. Taip, Danija, Norvegija. Apie Rusijos iškilimą mes kalbėsime kitą kartą, o šiandienos pasakojimas turbūt priartėjo prie pabaigos. Tai ką galima iš to gal tokį išvadą? Taip, kokius taškus sudėti. Lietuviai važiuokit į Švediją, bet nedirbti, o pasižiūrėti. Kur važiuoti, Valdai? Kur važiuoti į Švediją? Nu, visų pirma, reikia važiuoti į tokias 2 vietas, tai yra Stokholmo sostinė, kurioje yra labai gerų muziejų. Tuose muziejuose yra daug karo grobio paimta iš Lietuvos, jį ten galima aplankyti. Čia mano kolega Valkiūnas visą laiką apie tas patrankas kalba Biržų, tai jų nereikia ten atiminėti iš švedų, bet jas galima ten apžiūrėti. Ten tikrai yra įdomių dalykų. Daug mūsų istorijos yra Švedijos muziejus. Biržų pilį, tarp kitko, galite irgi aplankyti, kol Švedija nenuvažiavo. Ten irgi yra švediškų dalykų. Taip. Ir tai žinoma, toj pietiniai daly, kur yra Karlskrona, viena iš įdomiausių jūrinių bazių Baltijos jūroje, kuri yra tikrai puikus miestas. Esu ir pernai buvęs bent kelis kartus ir anksčiau, tai ten tikrai yra laivyno muziejus nuostabus ir ten tikrai yra ką pasižiūrėti. Na ir taip pat Stokholme būnant galima pasižiūrėti, kokiuose rūmuose gyveno Kotryna Jogailaitė. Ten jie tą karalienę atsimena, nes jinai turėjo tokį, kaip čia pasakyti, tokį kraitį atsinešė ir tokius antpečius, kad ten gerokai lenkė Švedijos karalystę. Tai jie tos dalykus ten pastebėjo, aišku, bandė kovoti su ta katalikiška įtaka. Na ir ten prie Stokholmo yra, dabar užkrito man pavadinimas, tas kur yra jų karaliai laidoti, reiškia, ir kur ta Kotryna irgi palaidota. Universitetas ten dabar yra. Neprisiminsiu, Valdai, neprisiminsiu. Ten gal kokie 70-60 km nuo Stokholmo, tai ten verta nuvažiuoti. Ir pernai buvo, dabar neatsimenu. Tai vienu žodžiu, čia yra tos vietos, kurias reikia aplankyti. Mes gal kokią žinutę parašysim paskui jų, kas labai norės išgirsti, bet visi švedai žino, ten yra toks šventas miestas jų yra ir ten, kaip sako, Odino miestas. Tai prirašysim po video. Ir reiškia, ir tas kraštas, žinoma, Göteborgas. Tai yra tų gotų pagrindinis tarsi miestas ir ko gero daugiausiai Švediją gali pažinti arba keliaudamas pajūriu, kuris yra labai raižyta ta vietovė ten. Arba galima bandyti iš Stokholmo, yra ir jūrinis kelias, ir laivais kelias iš Stokholmo į Göteborgą. Tai va čia tada toks pats senosios švedų žemės, kur yra jų ten senos pilis ir kitokie dalykai susiję su vikingų laikais. Na ir kažkuria prasme apie tos mūsų karus taip pat galima pasižiūrėti Švedijos, Norvegijos pasienį. Mes galim ten rasti irgi tų tvirtovių ten iš tų karų likusių, Frederikstas Borgas ir kiti. Na tai tikrai puikiai įdomi šalis, nėra labai pigi, bet nėra ir tokia jau labai brangi kaip Norvegija ir tikrai verta suprasti, kad Lietuva, kai mes vardinam kaimynus, tai mes minim Latvius, Baltarusius, Rusus ir Lenkus, užmirždami. Kad yra ir Švedija. Yra Švedija ir yra visai arti. Na ir čia karinių jūrų pajėgų vadas minėjo tokį faktą, kad nuo Klaipėdos Gotlandas yra arčiau negu Vilnius. Tai tas palyginimas visus paskatins daugiau keliauti ir pažinti šitą šalį, su kuria mes stipriai susiję savo 17 amžiaus istoriją. Tai va, toks gražus paraginimas. Ir pabaigai, Valdai, ar jums netrodo, kad laiko spiralė šiek tiek apsisuko nuo tų laikų, kai Švedija prarado viską tą, ką prarado iki to momento, kai jinai vėl įstoja į NATO ir tarsi tampa kažkokios naujos sąjungos prieš tuos, kurie atėmė iš jų imperiją dalimi. Va ten, aišku, dabar tie memai, tie žemėlapiai nedaug ką reiškia, bet vis tiek pagal žemėlapį ir su Švedijos prisijungimu Baltijos jūra vėl panaši į NATO ežerą tada. Taip, tiesą sakant, Rusijos traukimasis iš šito regiono skatins kitų jėgų iškilimą. O tai kas bus? Tai bus švedai, tai bus vokiečiai, tai bus lenkai, tai būsime mes, visos šitos valstybės. Tai čia ateina mums aukso laikai, todėl reikia atsilaikyti nuo šitų maskolių puolimų, kurie vyksta ir užsiimkim rimtais kuriamaisiais darbais. Nes kiekvienas iššūkis taip pat yra ir galimybė. Visada. Čia buvo Valdas Rakutis, mūsų kelionė po absolutizmo istoriją ir dėkojom visiems, kurie klauso, žiūri, remia, rekomenduoja, laikina, komentuoja ir laukia kitų laidų. Iki. Iki.